Aurimas Majauskas grįžta namo, buvęs ir Jonavos kapitonas, o Egidijus Mackevičius labai reikėjo Neptūnui to papildymo priekiniai linijoje. Savo debiutinėse rungtynėse Eurocape jis sužaidė 28 minutes. Akivaizdu, kad tikrai reikėjo papildymo ir pagalbo centro pozicijoje, o čia svečiai laimi pirmo ginčio kamuolį. Neptūno gretose starto penkete Richardas Lomažas, Vitalijus Kozys, Arnas Velička, Aurimas Majauskas ir Zeinas Watermanas. Prieš Jonavos Hipokredit Makai Eštoną, Luką Kreišmontą, Džeileną Henry, Oliną Karterį ir Džiugą Slavinską. Taip, abi komandos turėjo žaidėjų, kurie žaidė ir FIBA lange savo rinktinės. Ir čia vienas jų, Richardas Lomažas, atlieka pirmąjį rungtynių metimą. Ir jonaviečiai apgina savo teritoriją. Be Richardas Lomažas pateko tarp 10 rezultatyviausių FIBA lango krepšininkų. Aišku, tik 2 rungtynės sužaistos, maža imtis, bet tarp tų 10 krepšininkų buvo 4 LKL žaidę ar šiuo metu žaidžiantys žaidėjai. Ir taip pat ir Ignas Argiūnas, ir Hardingas, atstovavęs Lenkijos rinktiniai, ir Kovleras praeityje žaidęs LKL čempionate Lietkabelio komandoje, aišku, Ukrainos rinktinės žaidėjas. Čia Makai Eštonas, Langfordas, perdavimas Džeilenui Henry, metimas iš toli, nesėkminga ir jonaviečių ataka. Bet Eštonas čia sugrebė kamuolį puolime kartu su Džiugu Slavinsku ir jonaviečiai turi dar vieną progą. Taip, Henry. Ieškomas Džiugas Slavinskas. Džiugas bando žaisti nugarai krepšį prieš Zeiną Watermaną, bando išnaudoti savo jėgą ir praranda kamuolį Slavinskas. Pirmoji jonaviečių klaida, tai yra daugiausiai šį sezoną LKL, kurią remia Betson klystanti komanda. Vidutiniškai po 13,6 karto jonaviečiai praranda kamuolį, o čia Arnas Velička pradeda klaipėdiečio ataką. Taip, dar vienas FIBA lango žaidėjas, Lietuvos rinktinėje atstovavęs krepšininkas, turėjęs savo momentų, ypač tas įsiminęs tritaškis prieš Italiją. Rungtynių pabaigoje suteikęs viltį mūsiškiams iškovoti pergalę. Na, kaip viskas ten baigėsi, mes puikiai žinome. Lomažas, dar vienas jo metimas iš distancijos. Atkovotas kamuolys puolime. Zeinas Watermanas yra gesinamas. Panašu, kad ten galėjo gal ir greičiau atlikti metimą. Watermanas pabijojo bloko ir galų gale permeta krepšį. Eštonas atidaro Jonavos Hipokredit taškų sąskaitą. Makai Eštonas ir 3-0. Taip, sužaidęs 6 iš 10 iki šiol žaistų lygos rungtynių jonaviečių gretose. Buvo patyręs traumą, praleido 4 susitikimus, bet tai yra svarbus šiai komandai kūrėjas. Kitas kūrėjas kitoje komandoje dabar galėjo pelnyti taškus. Jų nėra, bet 2 baudų metimai yra skiriami į Stepono Babrausko treniruojamos komandos krepšį. Slavinskui yra įrašoma asmeninė pražanga. Taigi pilna 12 žaidėjų rotacija turi jonaviečiai. Kalbėjome, kad išsiskyrė jų keliai su Eimantu Stankevičiumi. Kalbėjome apie Neptūno komandos papildymus. 11 žaidėjų yra atsivežęs čia į Jonavą Gediminas Petrauskas. Ir Velička sumeta abi baudas. Pirmieji Neptūno taškai rungtynės. Eštonas Langfordas. Jis pradeda ataką. Olinas Karteris, kai nebuvo Makai Eštono, Langfordo irgi pasislinkdavo į žaidėjo poziciją, bet visi puikiai suprantame, kad Olinas Karteris į puolimą orientuoto žaidėjas. Čia Henris pabandė įsukti taškus į krepšį. Antruoju bandymu irgi nėra taškų, Neptūnas su kamuoliu. Velička jau čia skuodžiai į priekį, turi persvarą 2-1, iš toli Neptūnas 3 taškai ir atrodo, kad energingiau pradėjo rungtynės jonaviečiai, bet Velička su Lomažu atidaro klaipėdiečių sąskaitą ir jau +2 žvelgiant iš klaipėdiečių pusės. Tiesa, iki šio Džiugo Slavinsko metimo rezultatyviausias ir naudingiausias jonaviečių krepšininkas dabar atsidaro ir savo taškų kraitį. Atakuoja Jonava baudos aikštelę, Neptūnas ieško metimų iš distancijos. Beje, tose įspūdingose rungtynėse prieš Bachčisehirą, kuriuose Neptūnas pataikė 18 tritaškių, Richardas Lomažas pataikė 1 tolimą metimą. Nors atrodo, kad prie tokios tritaškių kraičio sumos jis turėjo pridėti mažiausiai kokius 4 metimus, bet po 4 pataikė Velička ir Girdžiūnas. Ten turėjo Neptūnas ką pasiūlyti, 32-18 pradėjo jie pirmą kėlinį, ten Velička pirmam kėlinį smėgė porą tritaškių, pridėjo jų ir Vitalijus Kozys, ir Mindaugas Girdžiūnas pataikė iš toli. Įspūdingos tikrai rungtynės, o čia Lomažas baudų metimais vėl išveda savo komandą į priekį. Tokios buvo lėtos pirmos Neptūno atakos iki paskutinės akimirkos, bet paskutinius porą kartų labai greitai priekį jau bėgo Gedimino Petrausko auklėtiniai.
Taip, visi puikiai žinome, jonaviečiai turi problemų gynyboje, turėjo jie FIBA lango metu ir stovyklėlę Druskininkuose kelios dienos kartu su tai žaidėjais, kurie nebuvo FIBA languose. Visi legionieriai, kurie nežaidė FIBA languose, liko Lietuvoje, niekas nebuvo iškeliavęs, tad Jonava šitą laiką paskyrė ryšių stiprinimui ir, aišku, fizinės kondicijos gerinimui. Čia pražanga. Lomažas čia tokį avantiūrišką perdavimą bandė į baudos aikštelę iškišti Aurimui Majauskui, bet viskas sėkmingai baigėsi. Klaipėdiečiai tęs savo ataką, kuriai turi 16 sekundžių. Taip, Majauskas 2 sezonai su pertraukomis Jonavos komandoje, abu tie super sėkmingi sezonai, o čia Arnas Velička, jis pataiko iš toli 10-5. Panašu, kad vis dar karštas Arnas Velička po Turkijos. Smeigia tolimą metimą ir dabar 10-5. Jonaviečiai kūrė savo naują ataką. Ir kaip bando nuo kamuolio atkirsti Oliną Karterį Neptūno gynybą, visi puikiai supranta, jeigu šis žaidėjas įsivažiuos, bus labai daug problemų, o čia Makai Aštonas atrodo pamuša tiesiog kamuolį antrojų bandymų į krepšį. Ne pirmą kartą jau Makai Aštonas kovoja ir sėkmingai kovoja dėl kamuolių puolime šios dienos rungtynėse, nors tikrai nėra pats aukščiausias krepšininkas aikštelėje. Watermanas čia išnaudoja savo ūgio persvarą prieš jonaviečius ir pelno 2 taškus. Na taip, darė ką ir turėjo daryti tokioje situacijoje prieš varžovų gynėją, tiesiog žaidimas nugara į krepšį, pasisukimas taškai. Pastaruoju metu labai sunkiai sekasi Jonavai apsiginti. Olinas Karteris, jo bene pirmasis bandymas išmesti kamuolį ir iškart atsipalaidavęs smeigė 2 taškį. Mindamas 3 taškio linijoje atakavo amerikietis, 9-12 atsilieka šeimininkai. Karteris buvo, žinok, jau užmetęs 1 tritaškį kažkurios atakos pradžioj. Dakart nepataikė, dabar pasitaisė, o čia dar viena pražanga, šį kartą Jailenui Henry. Ir jonaviečiai prasižengia dar kartą šitose rungtynėse, renkasi aktyviai pražangas pirmoje kėlinio pusėje. Stepono Babrausko Kariauna jau 4. komandinė pražanga, taigi viskas, nebėra pražangų iki bonuso. Neptūnas savo ruožtų turi 0, nors tikrai aktyviai spaudžia kamuolį ir Vitalijus Kozys ir Arnas Velička neleidžia priimti varžovams kamuolių, bet kol kas tvarkosi be pražangų, o čia mano minėtas Arnas Velička į kampą. Štai kaip juda kamuolys, taip. Gražiai sujudėjo kamuolys, neblogą metimą išsimetė Watermanas, nėra, bet Lomažas pataiso savo komandos draugą ir Neptūnui kol kas krepšys yra atsirišęs. Taip, atrodė, tie keli pirmieji metimai nekrito Neptūnui, bet puikiai susikūrimos progos, visi 5 žaidėjai gali pataikyti iš toli, tai yra super pavojingas Neptūno penketas atakuojant iš distancijos, bet gynyboje šitas penketas turi problemų, čia geras jonaviečių kamuolio judėjimas ir Slavinsko taškai. Visiškai nesusikalbėjo, čia klaipėdiečiai, laisvas prabėgo. Džiugas Slavinskas, o čia ir puolime nesusikalba dabar Lomažas su Majausku ir Neptūnas klysta. Šiaip yra tų krepšininkų, kurie žaidė priešingose barikadų pusėse. Pavyzdžiui, Jonavos komandos 6 rungtynėms registruoti lietuviai ir iš tų 6 lietuvių net 4 yra žaidę NKL lygoje už Neptūną Akvaservį ir po to jau LKL lygoje už Klaipėdos Neptūną. Tuo metu Neptūno gretose Kozys, Majauskas ir Mačijauskas yra žaidę Jonavoje. Henry. Olinas Karteris prieš save turi aukštesnį žmogų, sutraukė gynybą, perdamas Henriui. Henris laisvas iš toli, niekas prie jo neprišoko. Visi norėjo ginti pavojingesnį, atrodo, Karterį, paliktas Henris ir Jonava atsilieka tik taškų. Bet logiškas čia klaipėdiečių sprendimas, dabar pražanga puolime Zeinui Watermanui. Jailenas Henry šiame sezone pataiko tik 26% savo mestų tolimų metimų. Tai tikrai prieš jį galima rizikuoti, bet šį kartą amerikietis baudžia. Pasirinko savo nuodus ir išgėrė nuodus, nusinuodijo toje atakoje. O čia Benjaminas Krike rotuoja savo aukštaugių liniją. Dabar Steponas Babrauskas, kanadietis, debiutuoja šiuose rungtynėse. Ir Slavinską reikia šiek tiek palopyti. Atrodo, buvo lengvai prakirstas jo antakis. Panašu, kad nieko rimto, bet pasirodęs kraujas eliminuoja bent jau trumpam Džiugas Slavinską iš rungtynių. Na, tuo metu komandos draugai be savo rezultatyviausio žmogaus aikštelėje bando ir sėkmingai bando užpulti. Olinas Karteris stos prie baudų metimų linijos. Dar vieną kartą keičiasi dengiamaisiais Neptūno krepšininkai. Olinas Karteris prieš save gauna aukštesnį žaidėją. Prieš tai ir Watermaną turėjo, dabar Majauską. Ir prieš Majauską veržėsi arčiau krepšio Karteris, pabandydamas išnaudoti savo greitį, randa pražangą ir 2 baudų metimus.
gan sunkiai kol kas Olinas Carteris įsivažiuoja LKL, kurią remia Betson kovose. Prieš Lietkabelį surinko 1 naudingumo balą, prieš Rytą -7. Tiesa, Citadelė KMT akistato į Juventus krepšį sukratė 26 taškus, o dabar realizuoja 2 baudos metimus ir yra iš viso surinkęs jau 4 taškus. Įspūdingos tos jau buvo rungtynės prieš Juventus, teko tas rungtynės komentuoti, 6 tritaškai iš 11, nepavyko jonaviečiams iškovoti pergalės, bet įspūdingai pasirodęs amerikietis jau nuo pat pirmų akimirkų bandė parodyti, kad jis gali būti šitos komandos lyderių, ką ir daro dabar, iš toli atakuoja labai netiksliai. Krikė nusiema kamuolį puolime, Henry bando dar kartą, na visgi ne. Visgi tie skaičiai nemeluoja ir susidėlioja viskas į savo vietas, antruoju bandymu nepataiko Henry. Taip, norėjau sakyti prieš matematiką ėjo Jaylenas Henry, bet kaip ir sakei, matematika nemeluoja. Čia Majauskas baudos aikštelėje taškų neranda. 3 minutės 30 iki pirmojo kėlinio pabaigos jonaviečiai vėl yra perėmę iniciatyvą bent 1 tašku priekyje. Pristojo Neptūno puolimo tempas, susirinko jie tos 15 taškų, kol kas kelias atakas jau negali užpulti, čia kaip gynyboje dabar užspaudžia Sidaravičių, Henry, atsiprašau, o Carteris nepataiko, bet jonaviečiai kol kas puikiai kovoja dėl kamuolių po savo krepšiu, Lukas Kreišmontas atkovoja dar vieną ir stos prie baudų metimų linijos. Aišku, ten rizikavo Neptūno aikštėje, visgi nėra nubaudžiamas maksimaliai, lieka galioti paprasta pražanga. Jonavos Hipokredit krepšininkai šiandien jau po savo krepšių nusiėmė 5 kamuolius, na ne po savo krepšių, po varžovų krepšių puolime, gynyboje 3. Tai jau praktiškai pusę savo šio sezono vidurkio Stepono Babrausko auklėtiniai susirinko, tai kol kas tie neatsikovoti Neptūno krepšininkų kamuoliai yra viena iš pagrindinių klaipėdiečių problemų, dėl ko jie ir kol kas yra atsiliekančiųjų vaidmenyje, o čia Lukas Kreišmontas ramiai sumeta baudos metimus. Taip, mes irgi, Lukai, turim tokios bendros patirties. Vakar žaidėm žurnalistų čempionate ir mus treniravo Dainius Novickas. Ir mes ten tikrai nebuvom favoritai, bet ką Dainius ir sakė. Nesat favoritai, eikit į rungtynes su šypsena, eikit kovokit, griūkit ant kamulio ir man atrodo, šiandien jonaviečiai tą ir bando daryti. Čia, palaukit, čia yra žingsniai. Taip, ir sužingsniuoja Egidijus Mockevičius, ką tik aikštėje pasirodęs. Jeigu jonaviečiai nekovotų dėl kiekvieno kamulio, jie tiesiog anksčiau laiko pasirašytų pralaimėjimo nuosprendį šiandien. Sutinku, tikrai, kaip ir sakė Dainius Novickas, negalim išeiti aikštelę pralaimėję. Nors šiandien jonaviečiai tikrai nėra favoritų vaidmenį. Kol kas jie yra pasikūrę čia ir tie fanai už mūsų, o jonaviečiai gali toliau bėgti prieki. Carteris dabar su kamuoliu žaidžia 2-2 su Henry. Vėl buvo kaip ir laisvas prie 3 taškų zonos, bet veržėsi į vidų Jaylenas Henry. Šiandien tikrai pasitikė savim ir kol kas daugumą savo veiksmų atlieka užtikrintai. Kaip puikiai Klauzato situacijų įvertino, kad Mockevičius jau buvo galimai per arti, galima jį greičiu įveikti. Ir čia puikus amerikiečių reidas arčiau krepšio, ten nėra pražangos. Krikiai, Kneižys iš toli, pataiko jis. Radvilas Kneižys, štai taip. Ankstyvą progą šiandien į aikštelę išbėgti gavo Radvilas Kneižys ir tai yra jo antras pataikytas metimas iš žaidimo šiame sezone. Buvo smeigęs 3 tritaškius. Ketvirtas tritaškis. Ketvirtas tritaškis, taip, po 2 taškų dar nėra pataikęs. Taip, čia jonaviečio ataka, Henris. Dabar Klauzauto situacijai buvo atsitraukęs Egidijus Mockevičius, prieš tai buvo per arti, dabar atsitraukia, leidžia mesti Henriui, vėl matematika tikrina Klaipėdos Neptūno gynybą, Henris nepatenkintas, tikrai mano, jo gali pataikyti ir daugiau metimų ir Steponas Babrauskas sako, viskas tvarkoja, kitą kartą pataikys. Čia ir Kirvesas aikštėje, FIBA lango metu žaidęs Estijos rinktinėje, kaip ir Islandijos rinktinėje žaidęs Hilmaras Henningsonas. Abu jie turėjo 15 minučių vidurkius FIBA lange, bet Hilmaras Henningsonas tik vienose rungtynėse žaidė prieš italus. Įspūdingoje Islandų pergalė, jis ant parketo nepasirodė, pralaimėtose rungtynėse Britams žaidė. Kreišmontas, 3 taškai. Kol kas mes, na gal ne tų pirmųjų šių komandų akistatos ritmu čia viską matome, bet žaidimas tikrai smagus. Daug tritaškių, daug taiklių metimų. Daug problemų gynyboje. Ir daug problemų gynyboje. Ir pražanga puolime yra fiksuojama, atrodo, Egidijui Mockevičiui, jis nuskynė Islandą. Ne pirmą kartą jau Neptūnas klysta šio vakaro rungtynėse prasižengdami puolime.
Aišku, bus labai įdomu stebėti, kaip atrodys Egidijus Mockevičius šį sezoną. Jis dar žaidė Urugvajuje, dar žaidė lapkričio mėnesį Urugvajaus krepšinio lygoje. Kalbėjo Lukai apie tai, kad prieš Bakčisehirą net 29 minutės jis ar nesužaidė. Tad iš tikrųjų pirmieji žingsniai ir iš karto metamas į didžiulės apsukas Egidijus Mockevičius. Jis turi pakeisti Jamesą Karniką. Tikrai taip, čia jonaviečiai atkovoja dar vieną kamuolį po krepšiu ir koks piktas yra Gediminas Petrauskas ir jis prašo savo šarminės Akvilės vandens pertraukėlės, nes Neptūnas turi jau -7. Visiškai paskutiniai, bet kol kas neatrodo, kad matome vienų iš pretendentų į medalius ir visiškų outsiderių susitikimą, ar ne? Pilnai sutinku, Ryti. Jonava kol kas atrodo žaidžiant jį tokie lik ant sparnų. Užtikrinti veiksmai, užtikrinti prasiveržimai. Buvo keli ir skuboti metimai, bet Neptūnas turi labai daug problemų gynyboje. Aišku, dabar bandys ištaisyti tai puolime. Mindaugas Girdžiūnas po vandens pertraukėlės pasirodė aikštelėje. Čia prasižengė Hilmaras Henningsonas, bet Jonava Hipokredit jau nebeturi komandinių pražangų, todėl klaipėdiečiai stos prie baudų metimų linijos. Ir aišku, didžiausi kontrastai, ką tu buvai jau pastebėjęs anksčiau, Lukai, kovo dėl atkovotų kamuolių. Jonava jau yra nusiėmusi 7 kamuolius puolime, tiesiog neįtikėtinas kosminis skaičius per 9 nepilnas pirmojo kėlinio minutės. 9 taškai antroji bandymų, tokia Jonavos Hipokredit statistika. Tuo metu Neptūnas puolime yra nusiėmęs 2 kamuolius, 5 kamuolius iš viso šitose rungtynėse ir 3 taškus pelnė antroji bandymų jonaviečiai. Na, žaidimo irgi šeimininkai atakoja gana užtikrintai, 9 iš 19 metimų. Čia dar vienas tolimas metimas, šį kartą netaiklus. Ir vėl kova dėl kamulio ir duoda dividendų Mato Repšio pastangos. Jis yra stabdomas neleistinai pražanga. O ten prieš tai su Benu Krike pick and popą žaidė jonaviečiai. Na, kai turi Jayleną Henry, kai turi Benjaminą Krikę, tu turi 5 pozicijoje iš toli atakuojantį aukštaūgį, kaip ir Neptūnas gali pasiūlyti 5 metančių žaidėjų. Šiuo atveju Mockevičius yra išimtis. Taip ir Jonava bando žaisti tokiu mobiliu puolime penketu. Matas Repšys dabar prie baudų metimų linijos. Toks visai įdomus statistikos momentas. Pastaruoju metu Matas Repšys žaidžia taip, kad kas antras rungtynes surenka arba neigiamą naudingumo balų skaičių, arba dvigubą. Tai pagal šitas tendenciją, kadangi prieš Rytą surinko -4, šiandien turėtų pasirodyti visai neblogai ir dabar sumeta baudos metimus, tai geras startas. Taip, dar vienas buvęs Neptūno auklėtinis, žaidęs ir NKL lygoje už Akvaservį Neptūną ir, aišku, pradėjęs savo karjerą LKL čempionate Klaipėdos Neptūno komandoje. Ant parketo ir Dovydas Buika yra pasirodęs, Kauno Žalgiriui priklausantis talentas. Stepauto gynybą taikė Kirvesas. Čia Girdžiūnas po driblingo atakuoja visišką Lietuvos krepšinio lygos klasiką. Pats kamuolį atsikovoja puolime Girdžiūnas. Aišku, čia patogiai jam jis ir nukrenta. Taškai antroji bandymų. Labai reikalingi taškai Neptūnui. 18 Girdžiūno sezonas LKL ir senolis vis dar turi parako. Ne tas žodis. Puikus jis buvo Stambule. Čia Benjaminas Krike. Kaip ant sparnų visi jonaviečiai žaidžia. Tikrai sutinku su tavim. Na, Neptūnas turi -7, bet turi ir paskutinę ataką. Čia Harrisonas Cleary jai diriguoja. Na, gali bent kažkiek pozityviau uždaryti pirmąjį kėlinį, tai ir padaro. Gražus atšokimas ir užtikrintas metimas. Taip, susikūrė erdvės prieš Dovydą Buiką. Čia, aišku, ir Stepanas Babrauskas nebus patenkintas dėl jaunuolio gynybos, bet Jonava Hipokredit neturi dėl ko labai liūdėti. Po pirmų 10 minučių jie pirmauja 5 taškais, 29. Neptūnas turi problemų. 24-29 Jonava Hipokredit yra priekyje. Labiausiai turbūt galima išskirti ne tik tos atkovotus kamuolius, apie kuriuos mes jau čia stavim Ryti kalbėjom nemažai, bet ir klaidas. Neptūnas jau suklydo 5 kartus, o Jonava Hipokredit tas klaidas pavertė į 9 taškus. Taip, 9 taškai po varžovų klaidų, 11 jonaviečių taškų antroji bandymų. Tiesiog kartais laisvas pakilimo takas baudos aikštelėje, kas ir dabar nutinka. Neptūnas turi nežmoniškai didelių problemų dėl savo neveikiančios gynybos. Puikus, Mato Repšio ten įkirtimas, 2 labai lengvi taškai. Čia ir vakarų bangos ir gali ištikimiausi Neptūno sirgaliai yra atvykę, kiek vėlavo į rungtynes, bet galbūt jie sugebės pakurti komandą, kuri rungtynės pradėjo apsnūdusi. Arnas Beručka, jis pelno taškus, o po to Girdžiūnas, bandydamas perimti kamuolį, prasižengė. Šypsosi veteranas.
patikrino Dovydo Buikos gynybos su tikrai nemažo kontakto lygiu. Ir jonaviečiai, aišku, neturi mažinti apsukų. Jeigu šiandien matysime puolimo rungtynes, jie privalės tęsti tai, ką pradėjo. Krikė. Dvigubina čia gynybą prieš jį. Ir vėl. Dar kartelį, Matas Repšys. Tai ir ne pirmas jo atkovotas kamuolys puolime. Na, labai didelių problemų turi Neptūnas po savo krepšiu. Nepaisant to, Klyri pradėjo dar vieną ataką, dabar jau su kamuoliu Girdžiūnas. Taip. Žaidžia čia 2 prieš 2, jie su Mockevičium. Girdžiūnas renkasi atakuoti ir pelno 2 taškus. Šiaip Mindaugas Girdžiūnas visai įspūdingai žaidžia šį sezoną. Renka netgi 2 taškais ir 2 naudingumo balais daugiau negu praėjusiam sezone. Beje, Matas Repšys prieš tai tapo 6-uoju Neptūno varžovų žaidėjų atsikovojusi kamuolį puolime šiandien. 6 krepšininkai yra tą padarę. Netgi 7 krepšininkai yra tą padarę. Ir štai taip, tokia statistika. Sudėtingas metimas. Na, kol kas Neptūnas turi tik -5, bet Jonava žaidžia sklandžiau, taip sakykime, ir Girdžiūnas pataikė ne patį lengviausią ir Klyri dabar tikrai sudėtingą metimą pataikė, o Jonava rengia dar vieną ataką ir čia sužingsniuoja Henningsonas. Antrą kartą klysta jonaviečiai. Na taip, savo talentų Neptūnas tikrai ras būdų pelnyti taškus puolime, bet svarbiausia susitvarkyti gynybą. Neptūno krepšininkams matėme panašių rungtynių, kai pirmoje pusėje varžovai siautėje. Taip ir buvo pirmose sezono rungtynėse prieš Juventus, kai atrodė Juventus nuo pirmojo kėlinio kontroliuoja situaciją, bet palengva Neptūnas grįžo. Dakar problema buvo prastas pataikymas, šiandien pataikymas nėra blogas, bet gynyba paprasčiausiai neveikia. Majauskas skinasi kelią arčiau krepšio ir tą daro super sėkmingai. 2 taškai ir pražanga buvęs Jonavos komandos kapitonas čia maksimaliai gali nubausti savo buvusią komandą. Porą čia nesėkmingų Henningsono atkarpų tiek ir puolime, tiek ir gynyboje sužingsniavo Henningsonas, o čia prasižengė sudėtingą metimą pataikė Majauskas. Bet Neptūnas žaidžia dabar solidesnę atkarpą nei šeimininkai. Bet ir vėl kartosiu apie Henningsoną tą pačią mintį. Šiame lygyje jis žaidžia pirmą kartą, jam dar trūksta tokių elementarių dalykų, kaip pavyzdžiui pražangos iki bonuso atlikimas. Tu žaidži prieš fiziškai stipresnį, šiek tiek aukštesnį varžovą. Tu matai, kad jis tau su kiekvienu žingsniuku skinasi kelią arčiau krepšio, bet pražangos nebuvo. Laiku atliktos pražangos nebuvo. Sutinku, tikrai Ryti. Sėdo ant suolo Henningsonas. Eštonas dabar su kamuoliu. Čia atrodo ispanišką pick and rollą pabandė sužaisti Jonava, užtvarą iš Olino Karterio, perdavimas į baudos aikštelę ir Kirvesas renka taškus. Puikiai čia pavyko sužaisti jonaviečiams. Kirveso, grįžo jis po traumos, praleido sezono pradžią. Trūksta jonaviečiam kol kas, nepalyginsi daug prasčiau, atrodo jo statistikos eilutė su praėjusiu sezonu. Čia Girdžiūnas vėl sudėtingai, nėra taškų ir čia Neptūnas šį kartą atsikovoja kamuolį puolime, labai nesutinka su to Olinas Karteris, prašo iššūkio. Bet klausimas, ar Steponas Babrauskas pirmoje pusėje abu iššūkius ir naudos. Vieną jis jau išnaudojo, jo nelaimėjo. Manau, jeigu tai būtų pirmas jo galimas iššūkis, galbūt ir patikrintų. Dabar tiesiog Steponas Babrauskas neima šio iššūkio. Slavinską leidžia atgal ant parketo, keičiamas Benjaminas Krikė. Jonavos gretose 4 ar daugiau taškų šiandien yra surinkę 7 žaidėjai. Na, kol kas naudingiausias iš jų yra Makai Eštonas. Bet dabar apie Neptūną ir čia gražiai vaikšto kamuolys. Majauskas 3 taškai, gražiai suvaikščiojo kamuolys. Majauskas išsimetė laisvą metimą ir jau vos 1 taškas skiria komandas. Ir kokia efektyvi Majausko serija, 6 iš eilės taškai. Prieš tai buvo taškai su pražanga, dabar 3 taškis. O čia klysta jonaviečiai. Makai Eštonas nusistumė Harrisoną Klyrį ir prasižengia puolime. Tai yra tos klaidos, kurių negali daryti šiandien Jonava Hipokredit, jeigu jie nori išsilaikyti virš vandenčiuose rungtynėse. Dabar viena retesnių, bet visgi klaida į protokolą. Ir kamuolį reikia atiduoti Neptūnui, kuris jaučia tą nedidelę bangelę, pakurtas Aurimo Majausko, komandos naujoko. Beje, pirmasis savo rungtynės, kaip ir kalbėjome, LKL, kurią remia Betson šiame sezone žaidžiančio žaidėjo. Neptūnas bando periminti iniciatyvą. Klyri.
Imituota užtvara iš Majausko, Majauskas atšoka prie tritaškio, perdavimas ne jam, pats Klyri atakuoja, taškų nėra. Kiek skubotas metimas, dar buvo 11 sekundžių atakai, o čia jau Carteris skuba į priekį ir taip pat kaip ir Klyri kažkiek paskuba. Neptūnas godžiai į priekį, sustoja į pozicinę ataką klaipėdiečiai, prašo kamuolio ten Beručka, bandys išnaudoti savo persvarą, kiek aistrų ir pražanga Arnui Beručkai puolime, labai nesutinka su teisėjais. Žinai, buvo čia tas pirmas epizodas, kai ranka atsistūmė nuo savęs Carterį. Jau tada sirgaliai reikalavo pražangos puolime, bet antrojų bandymų išsireikalavo pats Beručka tos pražangos. Na, šį kartą Beručka akivaizdu, kad be savo firminių pergalingų kumštukų grįžta į gynybą, o pasipiktinės, bet reikia žaisti toliau. Kirvesas persivaro kamuolį į varžovštės pusę. Rodo universalumą, bet reikia gynėjų indėlio. Matas Repšys. Carteris tikrina Klyri gynybą. Ojojoj, ten tos gynybos praktiškai nebuvo, bet pasiseka Harrisonui Klyri. Ir dar vieno atkovoto kamuolio puolime, labai netoli dar vieno atkovoto kamuolio puolime buvo Džiugas Slavinskas, bet ten visgi sustovėjo Neptūno krepšininkai ir turės progą po šiokio tokio laiko išsiveržti į priekį. Na, toje akistatoje tarp Eštono, Langfordo ir Klyri tikrai kentėtų ir toliau, bet iš karto pamatęs tą galimą didžiulę gynybos prarają, Gediminas Petrauskas keičia Klyri ir grąžina ant parketo Arną Veličką, kurio taip lengvai Eštonas Langfordas tikėtina jau nebeįveiks. Su 5 taškais savo sąskaitoje kol kas yra Arnas Velička. Taip, kol kas pataikęs vieną dvitaškį, vieną tritaškį. Dabar gali pridėti ir antrą tritaškį, tą ir daro. Ir Arnas Velička tikrai yra karštas. Antras jo tritaškis šiandien, 2 iš 2. Pasitaisysiu, dvitaškio jis nėra pataikęs, 2 baudų metimus yra realizavęs, tad 2 baudų metimai ir 2 tritaškiai. 6 iš 9 tritaškių šiandien realizavo Neptūnas. Puikus pataikymas kol kas. Taip, įspūdingai. Henry. Vėl atrodė viską gerai darė, bet nepavyksta šį kartą įveikti varžovo Aurimo Majausko gynybos ir Neptūnas išsiveržęs į priekį, bando pabėgti nuo Jonavos toliau. Beručka, kamuolys sukamas palei tritaškio liniją, Zeinas Motermanas slinkosi baudos aikštelę, čia Beručka siūlo savo paslaugas, nepataiko iš toli, kovo dėl kamuolio, ją laimi Watermanas. Atgal Veličkai, 1-1 žaidžia prieš Eštoną, atšoka atgal. Visgi duoda kamuolį Majauskui, šis nugarą į krepšį, sudėtingas metimas ir ten puikiai atstovėjo Džiugas Slavinskas, o vėliau klaipėdiečiai jau ir prasižengė prieš jį, trečioji Neptūno komandinė pražanga. Neptūnas bando pagaliau susitvarkyti ir šitą kovą dėl atšokusių kamuolių, skirtumas taip sparčiai nebeauga, Neptūnas jau yra ir 10 kamuolių iš viso atsikovojęs, jonaviečiai 13. Per pirmąjį kėlinį jie buvo atsikovojęs 7 kamuolius puolime, per antro kėlinio +6 minutės tik 2 pridėjo, tad reikalai truputėlį geresni. Jaylenas Henry šiandien imasi labai daug iniciatyvos, jis yra daugiausiai metimų išmetęs krepšininkas aikšteliai, net 8, tiesa pataikė tik 2, tad ta matematika kol kas yra labai prieš jį. Čia Slavinskas dabar kaip tik ir ieškojo Henry, bet klaipėdiečiai nutraukė šią ataką, kurią toj pratęs šeimininkai. Taip, leidžia Jaylenui Henry iš toli atakuoti Neptūno komandą. Vieną kartą klauzato situacijoje Mockevičius priėjo per arti, tai iš karto buvo greitas Jayleno Henry reidas į baudos aikštelę ir toliau lieka galioti tie patys susitikimai. Jis gali mesti iš toli. Eštonas. Čia dar geras metras nuo tritaškio, metimas netaiklus ir Neptūnas bandys didinti savo persvarą. Velička žaidžia su Watermanu. Šiaip tikrai neblogas tritaškių metikas yra Langfordas sezone, 40% pataikymas. Čia Kozys pataiko į buvusios komandos krepšį, vienas iš tų kelių buvusių jonaviečių žaidėjų. 42-37 ir labai gera Neptūno atkarpa. Vitalijus Kozys šį sezoną pataiko 12,5 savo mestų tritaškių, tad šį kartą pasiseka klaipėdiečiams ir jie jau turi +5. 9-0 Neptūno spurtas. 6 sekundės atakai. Carteris žaidžia vienas, nelengvas metimas ir dabar jau tvarkingai susirenka kamuolį Kozys, bet čia pat jį pameta. Čia nebuvo pražangos ir Velička perima kamuolį, greita ataka, Velička. 3 prieš 1, kiek netikslus perdavimas, bet Girdžiūnas nepataiko iš toli. Čia dabar jau kitoje aikštės pusėje atkovoti kamuoliai puolime gali tapti šeimininkų problema, prieš tai tai buvo svečių Achilo kulnas. Beručka ima kamuolį.
Toks išveido. Kredit komandoje Matas Repšys yra pelnęs 6 taškus. Tuo metu Neptūno komandoje Velička su 8 yra rezultatyviausias kartu su Richardu Lomažu. 2 savo rinktinių atakų organizatoriai perimetro žaidėjai. Kaip tik norėjau dar sakyti, kad nei vienas krepšininkas kol kas nebuvo prametęs dar baudos metimo šios dienos rungtynėse. Ir čia Arnas Beručka pašiukština šią statistikos eilutę pramesdamas pirmą, bet nepasitaiso visgi ir antruoju ir Jaylenas Henry nusiema kamuolį po savojų krepšių, gal kiek atšalo Arnas Beručka tos vandens pertraukėlės metu. Čia Langfordas iki galo ir kaip uždaro koridorių Beručka, prieš tai baudų nepataikęs, bet reabilituojasi gynyboje. Greita Neptūno ataka, Beručkai siunčiamas kamuolys, iš toli Beručka nepataiko jis. Dar vienas kamuolys puolime jau Neptūno komandos rankose. Štai taip, kaip keičiasi situacija pastaruoju metu ir man atrodo, Gediminas Petrauskas ir visas trenerių štabas rado tuos reikiamus žodžius į auklėtinių galvas, kad jie būtų kovingesni, energingesni ir keistų rungtynes į savo pusę. Tuo tarpu Arnas Velička čia nusėmė jau antrą kamuolį puolime, iš viso 3 jo sąskaitoje, bet tai neturėtų stebinti. Ir FIBA lange su Lietuvos rinktinė, ten Arnas Velička čia kaip pakabina kamuolį dabar Lomažui, dar 2 baudų metimai. Kokia paprasta, greita ir atrodo nesudėtinga, bet labai efektyvi Neptūno ataka. Šiaip jau tokius specialiuosius darinius išsimetant kamuolį iš už galinės šonės linijos ir jonaviečiai mėgsta. Šiuo atveju čia jonaviečiai savo pačių nuodais buvo užklupti. Arnas Velička yra šitų 2 baudų metimų pradžios kaltininkas, jisai nusėmė tą kamuolį puolime ir kaip ir kalbėjau, tada pirmose Lietuvos rinktinės rungtynėse su Didžiąja Britanija Arnas Velička netgi užfiksavo 2 dublį, jisai surinko 11 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, tai tas Arno Veličkos kovingumas tikrai neturėtų stebinti, o čia Latvis užtikrintai sumeta abu baudos metimus ir likus kiek mažiau negu 3 minutėm jonaviečiam reikia grįžti į rungtynes, čia persivaro kamuolį, Kreišmontas iš karto iš toli nėra. Nusimušė visiškai taikiklis, nebeatsikovoja kamuolių puolime, jonaviečiai nebekrenta metimai ir slysta iniciatyva jam iš rankų. Čia Kozys iš kitos lanko pusės, dabar jau Jonavos klubo baudos aikštelė yra bombarduojama perdavimais į ją. -9. Štai taip, tokia situacija, taip viskas greitai keičiasi. 22-8 antrąjį kėlinį Jonava Hipokredit kol kas pralaimi. Čia Karteris, įridena kamuolį krepšį, sudėtingas, akrobatiškas metimas, bet jau norėjau sakyti, kad nespėjo grįžti į gynybą šeimininkai, kiek netikslus ten perdavimas, nespėjo jo sugauti Arnas Beručka, bet nepaisant to jis buvo pabėgęs ten jau vienas į priekį ir galėjo pelnyti taškus. O čia keitimai šeimininkų gretose, Henningsonas ir Buika grįžta į aikštelę, galbūt jie atrakins tą krepšį ir sumažins atsilikimą. Taip, reikia ir puolimo, bet reikia ir geresnės gynybos. 13-0. Tokį Neptūno spurtą praleido Jonava Hipokredit ir aš tikrai komentavęs ne vienerias, ne 2 ir ne 3 Jonavos rungtynes tikrai ne kartą esu matęs tokių atkarpų. Ir tai aišku ir dar to susižaidimo stoka ir vaidmenų ryškinimasis. Daug kas keitėsi šitoje komandoje, bet akivaizdu potencialo turinti ekipa dar neturi to stabilumo. Buika. Kamuolio prašo Jaylenas Henry, prieš jį Egidijus Mockevičius. Žiūrėsime, ar lietuvis su savo raumenų kalnu atsilaikys. Tikrai jis nustuma toliau Henry, bet čia kokia pražanga. Mockevičius negali patikėti. Tikrai neturėjo čia nei ūgio, nei labai įspūdingo jėgos pranašumo Jaylenas Henry, bet išmesdamas, verždamasis į, taip sakykime, sukdamasis į kairę pusę, meta tą artimesnę dešinę ranką ir ten bandė blokuoti metimą Mockevičius, bet kabina varžovo ranką. Gali šiek tiek sulėtinti tą dabar rungtynių tempą ir 2 baudų metimais priartinti jonaviečius Jaylenas Henry. Taip, labai šviežias Neptūno komandos žaidėjas yra Egidijus Mockevičius, kalbėjome apie jo rungtynes šią savaitę. Labai strigo tapo priekinėje linijoje, kai komandą paliko Džeimsas Karnikas. Dar radikalesnė situacija tapo ir po Martyno Pacevičiaus traumos. Ir žinok, aš čia tik spėju, bet man atrodo, Mockevičius žaidžia su Pacevičiaus marškinėliais. Gali būti, ne? 9 numeris. Ir užklijuota pavardė. Taip, aš irgi pamačiau dabar, tai labai gali būti. Aš galvoju, kad paskolino Pacevičius savo aprangą. Toks šviežias yra Mockevičius Neptūno komandoje.
paskolins galbūt ir savo MVP ritmą Pacevičius. Faktas, kad ir minutės paskolins. Faktas, kad ir minutės, tikrai taip. Dabar Mackevičius su kitu aukšto ūgiu, su Watermanu sužaidžia vienas su kitu ir Watermano 2 taškai iš po krepšio. Puikiai high-low situacija, kai aukštaūgis perduoda kamuolį į baudos aikštelę kitam. Neptūnas tęsia savo gerą atkarpą. Jonava nebegali apsiginti, nebegali ir užpulti. Ką ir kalbėjome, jeigu jonaviečiai įsivels į taškų lenktynes, jie negali sustoti, o jie šitame ketvirtyje yra sustoję. Puikiai Watermanas čia atėjo į pagalbą prieš Dovydą Buiką ir neleido jam pelnyti lengvų taškų iš po krepšio. Neptūnas gali įgyti ir dviženklį pranašumą, bet klysta. Henningsonas čia jau traukia į priekį. Vienas pats, Buika atiduoda kamuolį Slavinskui ir 2 taškai, galėjo būti -10, bet yra -6. Toks šviežaus oro gūsis jonaviečiams, reikia apsiginti. Taip, puikiai pastebėjai, Lukai, tas 4 taškų labai svarbus skirtumas kėlinio pabaigoje, kai varžovai dar visiškai tavęs nesugniuždo. Mackevičius. Vėl yra dispečeris Egidijus Mackevičius. Šį kartą su Vitalijų Koziu žlugdantis jo įkirtimas ir vėl -8, bet jonaviečiai gali laikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Kaip Nikola Jokičius dabar kamuolį dalyja Egidijus Mackevičius, bet čia aišku yra kitos Jonavos gynybos problemos. Skirtimai palei galinę liniją yra pražiopsomi ir Mackevičius sugeba tose situacijose tiksliai ir laiku įvertinti, kada komandos draugas kerta. Jonaviečiai visgi dar turi likusio laiko šį ketvirtį užbaigti kiek skambesnė nata ir tų natų labai trūko šiame ketvirtyje. Turės dar visgi porą sekundžių ir Neptūnas savo atakai. Henningsonas išsiveda Mackevičiui ties perimetru. Krikė. Gražiai verpstė, yra visgi taškai ir rezultatyviai uždaro pirmąją rungtynių pusę pats save, pataisydamas Benjaminas Krikė. Tad nėra viskas taip ir blogai, nesusikrauna to dviženklio pranašumo klaipėdiečiai 44. Majauską ir Mackevičių. Žiūrėsime, kokį tau įspūdį paliko pirmoji rungtynių dalis, Lukai? Nežinai, Ryti, iš jonaviečių pusės -6, bet tikrai yra ir tų rezervų. 3 iš 12 tolimų metimų pataikė jonaviečiai, visus sumetė pirmam kėliny, tad juolab, kad Neptūnas meta į žaidimo kol kas puikiai, 56 procentų taiklumu ir yra smeigia net 7 tolimus metimus. Tai viskas dar nėra taip blogai, kaip galėtų būti. Mano žodžius dabar patvirtina ir pirmoji Neptūno ataka. Kuri baigėsi klaida, taip. Apsigina šeimininkai. Ir tai yra 9 Neptūno klaida, 9 Neptūno prarasti kamuoliai arba 8 per pirmą pusę prieš jonaviečių, tik 4 klaidas. Ir dar Jonavos 11 puolime atkovotų kamuolių, kita buvusi didžiulė Neptūno problema. Didžioji dalis tų atkovotų kamuolių, aišku, taip pat buvo pirmam kėliny, bet manau, kad nemažai dalykų Steponas Babrauskas su savo auklėtiniais apkalbėjo ilgosios pertraukos metu. Paprasčiausiai reikėtų daugiau koncentracijos. Neptūnas daug taškų susirinko gerais įkirtimais. Čia vėlgi perimtas kamuolys, tokia visiškai vaikiška klaida išsimetant kamuolį iš užgalinės linijos ir Neptūnas turės kamuolį savo rankose, tai jonaviečiam reiktų galbūt šiek tiek daugiau koncentracijos, nes pastangų šiandien jiems kaip ir netrūksta. Taip, aišku, dar Neptūnas ir puikiai pataikė iš toli pirmoje rungtynių dalyje. Čia galėjo pagerinti dar labiau tą procentą. Zinas Watermanas to nepadaro. Geras Sidarevičius perdavimas greitoje atakoje ir ten renkami taškai. Benas Krikė. Neptūnas pirmoje rungtynių dalyje pataikė 7 iš 13 tolimų metimų. Savo taškus jonaviečiai rinkosi iš baudos aikštelės, dabar jie jau turi 26 surinkę tenai, o čia puikus Veličkos perdavimas Mackevičiui ir šio lengvi taškai iš po krepšio. Neptūnas savo ruoštų 14 taškų surinko baudos aikštelė, bet kaip ir įtiminėjai, jie daug geriau kol kas mėto iš toli. Ir kaip ten gudriai žaidė pick and roll Arnas Velička, labai sulėtintas 2 žingsnis, tada laiku atiduotas perdavimas Mackevičiui. Labai bus įdomu stebėti šitą Veličkos ir Mackevičiaus duetą, koks jis bus efektyvus, kad jis gali būti efektyvus. Aišku, čia yra keli indikatoriai, tai yra Veličkos kūryba, Mackevičiaus stotas sudėjimas, galimybė statyti geras užtvaras, leistis į baudos aikštelę, tad tai gali būti naujas ir labai pavojingas Neptūno ginklas. O čia Jonava įkirtimas be kamulio ir laiku gautas perdavimas į Mato Repšio rankas. Jeigu neklystu, 3 kartą šiandien jau Matas Repšys taip prakerta, kad niekas jo nepastebi ir jis visiškai laisvas meta iš po krepšio. Kaip Vezenkovas žaidžia Matas Repšys. Tikrai taip, be kamulio mušimų pelno taškus. Lomažas žaidžia 2 prieš 2 su Mackevičium.
pražanga prieš jį. Richardas Lomažas yra kol kas, jeigu neklystų, vienintelis žaidėjas per abi komandas. Taip, neklystų, pelnęs dviženklį taškų skaičių. 10 yra jo sąskaitoje, galės ir dar pasididinti šitą skaičių. Na, ką ir kalbėjom transliacijos pradžioje, tikrai FIBA lango metu įrodė, kad gali užkukinti Richardas Lomažas. 27 taškus jis surinko pergalingos, 24 taškus pasitaisysiu, jis surinko pergalingose rungtynėse su Austrais, 17 netikėtai pralaimėjimų pasibaigusiose rungtynėse prieš Nyderlandus ir rinko po 20,5 taško per pirmąjį FIBA langą atrankoje į pasaulio taurės turnyrą. Daug taškų, bet aišku, daug ir kamuolį savo rankose turėjo Lomažas, jisai pataikė tik 35% savo metimų ir rinko daug mažiau naudingumo balų negu kad taškų, tad čia irgi, žinai, yra dvi medalio pusės, bet faktas, kad buvo pagrindinis Latvijos lyderis čia Henningsonas. Štai taip, išsiveržia islandiškas ugnikalnis tada, kada labai reikia Jonavos Hipokredit komandai, -3. Mockevičius gauna giliai kamuolį po krepšiu, turi ūgio pranašumą ir įrodinėja, kad tas kontraktas pasirašytas iki sausio 15 dienos tikrai turi potencialo būti pratęstas. Beje, pastarąjį kartą žaisdamas LKL irgi laikiną kontraktą buvo pasirašęs Egidijus Mockevičius, žaidė iki sezoninėse rungtynėse Wolves gretose, tada turėjo mėnesio kontraktą su ta pačia komanda, kol Gagičius buvo traumuotas. Vėliau, kai pasveiko, jis persikėlė į Italija ir nebežaidė Vilniaus Wolves komandoje, ten sužaidęs tik 4 lygos rungtynes. Ir dar kartelį buvo Arno Veličkos ir Mockevičius pick and rollas, pasibaigęs jau ten gerų kojų darbų švengiant varžovo gynybos iš Mockevičius pusės. Bet man patinka, žinai, ryti jonaviečiai grįžo po ilgosios pertraukos tikrai nesutrikę ir tos pirmos 2 minutės buvo labai svarbios, čia kaip tik ant mano žodžių jie klysta ir Velička jau skuodžia į priekį. Taip, ir Neptūnas atrodo bando išlaikyti koncentraciją, Lomažas visiškai laisvas, na, jeigu gyvensi su tokia rizika, tu greitai suteksi prie pokerio stalo, kadangi čia net ne rizika, čia yra spragos gynyboje, kurių negali būti ir tai matydamas Steponas Babrauskas prašo šeimininkų pergalę 51-59. Ir gali įtikinti šeimininkų pergalę arba kažką labai įdomaus radę ir mobiliajam telefone, bet reikia suderinti. Reikia suderinti, tikrai gražu, kad nuo jauno amžiaus čia Jonavos arena susirenka fanai, na, o Richardas Lomažas ten prieš Vėl subirėjusi Neptūno gynyba, vėl perdavimas iš perimetro į baudos aikštelę. Ten dabar jau Adomas Sidarevičius buvo smaigalyje buvęs Neptūno žaidėjas. Tas pats Sidarevičius pabandė perimti kamuolį iš Veličkos perimetro gynėjų grandyje. Adomas Sidarevičius gali pasiūlyti tikrai kietą kontaktą, gerą gynybą. Bet jam nepavyksta be pražangos apsidengti prieš Arną Veličką. Jau abi komandos yra prasižengusios po 3 kartus. Kozys. Nusimeta kamuolį Lomažas, nepataiko. Kozys iš toli. Vieną tritaškį šiandien jau pataikė, dabar prameta. Repšys sustoja į pozicinę ataką jonaviečiai. Na, po vandens pertraukėlės pelnė tos lengvus 2 taškus ir vėl gavo vilties puolime. Čia Slavinskas. Labai gražus jo metimas viena ranka ir vėl tik -4, o jau prieš tą vandens pertraukėlę atrodė, kad Lomažas vėl skandina šeimininkų viltis. Dabar svečius skandina buvę svečių komandos žaidėjai. 3 jų net yra Jonavos 5 ten parketo šiuo metu. Mockevičius. Wow. Kovingumas. Na, aišku, turi jėgos ir ūgio pranašumą. Ten šiokį tokį po krepšiu. Trečiam kėlinį kol kas jis atrodo puikiai. Na, aš įsivaizduoju, su tokiais gynėjais kaip Lomažas, kaip Velička, Mockevičius bus labai dažnai maitinamas kamuoliais. Reikia jo jėgos, jo raumenų. Tai jis rodo ir trečiajame ketvirtyje, būdamas labai naudingu. Čia Mockevičius ir blokuoja Sidarevičiaus metimą. Bet tiesa, atrodo, kamuolio neišsaugo. Taip. Atkovojęs kamuolį užmina galinę liniją, ten neišlaiko pusiausvyros Mockevičius, bet... Ar visgi išlaiko, žinok, palaukime to galutinio sprendimo. Aha. Čia pražanga buvo. Čia buvo pražanga, taigi su kamuoliu bus Klaipėdos Neptūnas. Tiesiog tame epizode, toje kovoje dėl kamuolio buvo pažeistos taisyklės ir Jonava nebeturi pražangų iki bonusų. Neptūnas savo ruoštų yra prasižengęs 3 kartus, tai dar vieną kartą gali leistinai prasižengti. Čia spaudimas ir klysta Arnas Velička, pažeista vidurio linijos taisyklė. Vėlgi, jonaviečiai kaip ir pirmajam kėliny žaidžia su gera energija, išėjo tikrai nusiteikę pakovoti ir niekas čia šiandien dar neaišku.
Taip, man labai patiko tavo tas pastebėjimas, jog trečio kėlinio tos pirmos kelios minutės buvo labai svarbios, siekiant jonaviečiams grįžti į rungtynes ir dabar, nors ir lieka tas pats 6 taškų skirtumas, bet jonaviečiai ir toliau rodo, jog gali laikytis prieš Neptūną. Gražiai susuktas kamuolys, metimas iš toli, puikiai proga, reikia ją tik tai išnaudoti. Ir antras, trečias pamušimas kovoje dėl kamuolio puolime duoda vaisių. Mockevičiaus labai reikia Neptūnui kovoje dėl kamuolių gynyboje neleisti jonaviečiams turėti antrųjų progų, bet net ir Mockevičius raumenys šiuo atveju nepadeda. Ir atrodo, bando pasakyti Gyčiui Viliui, jog jis net nedalyvavo tame kontakte, bet Gytis Vilius yra neperkalbamas. Na, yra kaip yra, tai jau trečioji Mockevičiaus asmeninė pražanga, būtent dėl to dabar Gediminas Petrauskas nuo suolo kelia Aurimą Majauską, taip pat kovotoją, kuris tų atkovotų kamuolių gali atnešti ne tik gynyboje, bet ir puolime. Mockevičius prisėda šiek tiek atsikvėpti, jis dar šiandien bus labai reikalingas, juoba, kad tikrai neprastai puolime pradėjo trečiąjį kėlinį. Ne tai, kad neprastai, jis savo visus taškus ir susirinko šiame ketvirtyje, 6 jau yra surinkęs po 2 kėlinių. Egidijus Mockevičius turėjo apvalų 0 savo sąskaitoje. O dabar jau 6 taškai, bet dar ir 2 rezultatyvūs perdavimai tame antrajame sėkmingame Neptūnui kėlinyje buvo išdalinti iš Mockevičiaus rankų. Vėl kiek priartėja šeimininkai, 61-57. Lomažas aštrina žaidimą, drąsiai iki galo. Nėra taškų, bet 2 baudų metimais galės pasitenkinti Latvis. Kiek nepatenkintas at savęs čia buvo, kad neužbaigė atakos dar efektyviau. Bet kokiu atveju gražiai čia 2-2 sužaidė Lomažas ir Watermanas. Kokybišką užtvarą pastatė Neptūno aukštaūgis. O Lomažas mes dar 2 baudos metimus. Šiandien labai daug baudų metimų meta Richardas Lomažas. Praktiškai bando aplenkti vienas visą Jonava Hipokredit komandą pagal mestas baudas. Lomažo sąskaitoje mestos 7 baudos. Netrukus bus ir 8. Ta daro labai kokybiškai, 88% pataikymas šį sezoną. Prikalbėjau antrą kartą šiandien jau. Komentatoriaus prakeiksmas visiškai. Tikrai taip. Jonava išmetusi 10 baudų, 9 pataikiusi. Ir toliau niekur nepabėga Klaipėdos Neptūnas. Eštonas Lenkvirtas, rizikingas perdavimas, ten Henry prieš Majauską. Atgal Henningsonui. Henningsonas išsimeta metimą ganėtinai sunku. Patogiai kamuolys čia atsoko Henry rankas, jis dabar žaidžia 1 prieš 1 nugarą į krepšį, bando pralaužti ir pralaužia pražangą puolime. Čia Aurimas Majauskas atstovi gynyboje. Taip, Majauskas galbūt netoks didelis raumenų kalnas kaip Egidijus Mockevičius, bet tvirtai abiem kojom laikėsi ant parketo. Galbūt ir turi tą reikiamą svorio centrą ir čia atstovėjo prieš Jayleną Henry, kuris dabar... Taškų nėra, bet yra pražanga. Kiek daug čia ką tik visko įvyko. Mes dar žiūrėjome į Henry veidą, kai čia buvo prarastas kamuolys ir Matas Repšys keliauja ten, kur yra krepšys. Bet tą jo kelionę nutraukė Arnas Velička, tiesa, ne be pražangos. Matas Repšys mes 2 baudų metimus, bet... Ir vėlgi klaidos tokiose situacijose. Mes kalbėjome apie tai, kad Neptūnas buvo praradęs 8 kamuolius per pirmus 2 kėlinius, čia beje nepataiko Repšys. Ir Jonava buvo surinkusi 12 taškų po Neptūno klaidų. Tad toliau tokie papildomi dalinami kamuoliai yra tiesiog papildomos progos šeimininkams laikytis šiuose rungtynėse. Man Matas Repšys šiandien sukuria tokį įvaizdį, dabar jis pataiko 1 iš 2 baudos metimų. Sukuria tokį įvaizdį, šiandien jis duoda labai gerą impulsą jonaviečiams. Kai tik Neptūnas jau bando bėgti į priekį arba jonaviečiai neužpuola kelias atakas, Repšys vis randa tų būdų, kaip nugabenti kamuolį į Neptūno krepšį, tai padaro ir dabar. Klysta Lomažas. Greita ataka, Jonava Hipokredit, Repšys be pražangos išmušamas kamuolys. Ir ne tik tai, Neptūnas bus su kamuoliu. Labai nepatenkinti čia vietiniai sirgaliai. Pasižiūrėkime epizodo pakartojimą. Ar tik ten vėliau ne nuo Repšio kojos kamuolys ir paliko parketą. Gėda skanduoja vietiniai sirgaliai. Lyg tai dėl šito epizodo ką tik būtų buvęs nulemtas rungtynių baigtis.
Nu taip, aišku, dar viskas neprarasta, bet kiekviena ataka šiandien yra aukso vertės, o čia panašu, kad, žinok, pakeičia arbitrai savo sprendimą. Makai Aštonas jau yra už galinės linijos ir taip, 19 sekundžių savo atakai turės Jonava Hipokredit. Gėda nutraukta, kaip pasakys ir gali. Harrisonas Cleary šiandien smarkiai atakuojamas Jonavos komandos gynėjų žaidėjas, taip galintis duoti taiklių metimų iš distancijos, prasiveržimų, bet gynyboje turintis savo limitacijų. Repšys. Čia dar viena pražanga ir tai yra 2 baudų metimai. Dovanėlė iš giedro dangaus. Labai tokia skubota Vitalijaus Kozio pražanga, nebeturėjo jau Neptūnas komandinių pražangų, priekaištauja ir Gediminas Petrauskas čia, tikrai nebuvo dar jokio ir pavojaus iš Mato Repšio, paskubėjo čia Vitalijus Kozys. Tiesiog, galbūt jaučia sentimentų savo buvusiai komandai, nenori jos nuskriausti. Gal ir taip. Matas Repšys, vėlgi, tas žaidėjas, kuris čia savo energiją, savo įkirtimais be kamulio, savo pasisiūlymų perdavimams yra labai naudingas žaidėjas Jonavos komandai, bet tie pramesti jonaviečių baudų metimai tikrai nepadės. Jeigu Vitalijus Kozys jaučia kažkokių sentimentų, tai Repšys akivaizdu, kad ne. Jis yra 3 sezonus praleidęs Neptūne, bet šiandien yra vienas iš pagrindinių Neptūno skriaudėjų. Geras perdavimas į baudos aikštelę, taip. Ten Lomažas, nepaisant to, jog varžovas buvo prie pat jo, iškiša kamuolį į baudos aikštelę. Ir 5 taškai skiria komandos. Labai apylygis kol kas trečiasis rungtynių kėlinys. Ir ką kalbėjome, Ashtonas Langfordas iš karto bandys atakuoti Cleary. Ir puikiai tą padaro, ten gerai pagalba atėjo Watermanas, Jonava tęsia savo ataką, 2 sekundės jai. Ojojojojoj. Taškai įskaityti. Koks pasipiktinės yra Gediminas Petrauskas, rodo peržiūros gestą ir gauna techninę pražangą Neptūno vyriausiai. Ir dar ataką, kurią vėliau turės, galės išsiveržti ir į priekį. Dabar taip, tokią galimybę turi šeimininkai. Vaidas Pauliukėnas, ištikimas Gedimino Petrausko bendražygis, ilgus metus dirbęs kartu Šiaulių klube, ramina savo komandos vyriausią trenerį, nebereikšti emocijų. Linas Karteris konvertuoja baudos metimą už techninę, dabar gali tą padaryti ir dėl pražangos prieš jį. Ta ir daro. 63-64. 1 taškas skiria komandas. Linas Karteris jau dabar žaidžia rezultatyviausią savo rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson. Taip, jo sąskaitoje 10 taškų. O čia Lomažas išsiveda Matą Repšį prieš save. Išbandymas Repšiui, gera pagalba Džendrio. Kaip susitvarko Matas Repšys, Karteris. Labai gerai Henry pamušė kamuolį ir padėjo Repšiui, o čia taip, Karteris pabandė greitai užpulti Repšį. Greitai puola ir Watermanas, nepataiko jis taip pat. Ir šeimininkai bus su kamuoliu, nors su tuo labai nesutinka Vitalijus Kozys. Čia kyla papildomos aistros ir Sirga. Ir, žinai, labai svarbi rungtynių akimirka. Tas emocinis pranašumas dabar yra šeimininkų pusėje. Ar sugebės jie konvertuoti jį į gerus veiksmus aikštėje, mes pamatysime. Faktas vienas, Karteris rezultato neišlygino. Tikrai taip, sutinku, jeigu jonaviečiam buvo labai svarbi ta kėlinio pradžia, tai dabar tas emocinis fonas, apie kurį kalbėjai, yra jų pusėje. Pasikūrė čia ir jonaviečiai, klaipėdiečiai ką tik gavo 2 techninės baudas, o Jonava Hipokredit dabar gali po ilgesnės pertraukos ir išsiveržti į priekį. Ir vėl atakuojamas Harrisonas Cleary. Žiūrėsime, kaip Neptūnas padės gynyboje. Nėra jokios pagalbos. Ashtonas Langfordas vienas pats išrašo bausmę. Visiškai vienas buvo paliktas Harrisonas Cleary ir jokių šansų net neturėjo. Nors kaip ir atrodo, kad stovėjo neblogai ant kojų, bet ne patys sudėtingiausią metimą čia pataikė Makai Aštonas. Atrodo, žinok, net nieks ir nereagavo iš Neptūno eiti į pagalbą, nes prieš tai pagalba buvo. Čia Watermanas iki galo sėkmingai. Čia niekas per daug nesureagavo ir į Watermano prasiveržimą. Jis taip, tikrai ne pačiu greičiausiu savo tempu nubėgo iki krepšio ir pelnė 2 taškus. Dabar jau atakuojamas ir kitas žaidėjas. Vėl bandoma išnaudoti Henrio jėgą prieš Majauską. Jeigu prieš Mockevičių sunkiau,
Majauską atrodo pastumti lengviau gali Jaylenas Henry. 8 metimus pirmoje rungtynių pusėje buvo įsimetęs Jaylenas Henry, trečiajam kėliny tylėjo iki šios akimirkos, o čia Cleary. Išsisuka kamuolys iš lanko ir jonaviečiai gali didinti savo pranašumą. Jeigu Cleary nieko neduos puolime, jis bus greit pakeistas. Reikia tiesiog taškų. Reikia, aišku, geresnės gynybos jis pasiūlyti negali, tad Velička matyt greitai grįž, o čia dar viena pražanga. Kaip pagavo dabar Carteris veteraną, 36 Mindaugą Girdžiūną, pašokdino į orą ir išprovokavo pražangą. Iki šių rungtynių Olinas Carteris buvo iš viso išmetęs tik 2 baudų metimus. Šiandien prie baudų metimų linijos jis jau yra, na, jeigu neklystų, 4. kartą. Ir koks jo vizitas pirmose rungtynėse LKL, kurią remia Betson, žaidė prieš Lietkabelį, prieš Rytą. Dabar gauna Neptūno išbandymą. Aišku, žaidė jis ir Citadelę KMT turnyro pirmojo etapo rungtynės, bet kalbant apie vietinį čempionatą, iš karto vos ne pačius didžiausius egzaminus ir gauna Olinas Carteris. Sumeta jis dabar baudų metimus ir tos paskutinės 2 trečiojo kėlinio minutės Neptūnui yra labai svarbios. Geras Cleary perdavimas Beručkai, bet Beručka norėjau sakyti, kad šiandien stringa mesdamas iš toli, tiesa iki šio metimo, nes rezultatas vėl lygus, o Beručka pasižymė iš toli. Taip, ir vėl rezultatas lygus. Jonava buvo perėmus iniciatyvą, pirmavo 3 taškais, čia kokia klaida. Stepanas Babrauskas tiesiog susiriečia iš nevilties. Na, aišku, komanda, kuri neturi aukščiausio lygio žaidėjų, kuri turi būti treniruotina, kuriai reikia nuolat priminti dalykus, daro tokius reikalus aikštėje, kad ir kaip to nenorėtų treneris. Dabar Dovydas Buika pasirodo ant parketo. Porą taškų šiandien savo sąskaitoje turi Dovydas Buika. Tiesa, porą rezultatyvių perdavimų. Tad tikrai per tas 7 praleistas minutės aikštelėje vaizdo negadino, o dabar buvo ir arti perimto kamulio. Bet išsaugo jį Neptūnas ir ojojojojoj. Majauskas. Čia Majauskas į savo buvusios komandos krepšį prieš tai 3 taškį pataikė Beručka ir taip 6 iš eilės taškus prasileidžia šeimininkai ir vėl jie atsilieka. 9 Majausko taškas. Kaip greitai šiandien viskas keičiasi. Ką tik +3 turėjo Jonava Hipokredit ir galėjo bėgti į priekį. Dabar jie yra vėl atsiliekančiųjų vaidmenyje. Taip ir paskutinė trečiojo kėlinio minutė. Carteris prieš save mato Watermano. Kaip iš toli meta Carteris, na, mėgsta jis tokius metimus kartais ir ne iš logiškų distancijų, o Neptūnas atsikovojęs kamuolį toli atšokusi iš karto užpuola. Štai taip, 8 iš eilės Neptūno taškai. Ir 8-0 spurtas. Reikia taškų dabar šeimininkams, palaiko jos čia aktyviai ir susirinkę fanai. Jaylenas Henry su kamuoliu ieško komandos draugų. Carteris. Perdamas Henriui, šiandien Henriui leidžia atakuoti Neptūnas ir pasiteisina ta rizika ir šiuo atveju lygiai taip pat Neptūnas turi laiko paskutiniai atakai ir Girdžiūnas, matydamas laiką švieslentėje, niekur nebeskuba. Parodė, kokį derinį turėtų žaisti Girdžiūnas, Petrauskas. Ojojoj, čia skersas perdavimas, bet neišsaugo kamulio Lukas Kreišmontas. Labai pavojingas Mindaugo Girdžiūno perdavimas. Man atrodė, kad žaidėjas buvęs ant vidurio lyg ir turėjo ten priimti kamulį. Galų gale nepavyko. Panašų skirtumą po 2 kėlinių, buvo +6, dabar +5. Jonava negali praleisti tokių atkarpų. Jonaviečiai žaidė puikų kėlinį, paisant tik vieno pridėto tritaškio per šį ketvirtį, bet 11 mestų baudų metimų per kėlinį buvo skirtumą darantis statistikos vienetas. Čia derinys. Lomažas vos mūsų neužgriūna, bet nėra taškų ir jonaviečiai apsigina nuo šitos paskutinės specialiosios Neptūno atakos likus 2 sekundėm. Kągi, po 3 kėlinių 69-74 ir mūsų laukia labai. Bet gan anksti atsisėdo dėl savo asmeninių pražangų, kurių jis turi 3. Na, o jonaviečiai laimėjo trečiąjį kėlinį 25-24. Apskritai didžiąją kėlinio dalį atrodė geriau už klaipėdiečius, bet Tarnas Beručka ten užkūrė pirtį kėlinio pabaigoje ir Klaipėda vėl yra priekyje 5 taškų persvara.
Neptūnui koja kiša klaidos, kurių jie padarė 6 per trečią kėlinį. Čia dar kartelį linkėjimai iš Islandijos. Hilmaras Henningsonas pataiko tritaškį, kuris mažina atsilikimą iki 2 taškų. Ir tokias lygias rungtynes Jonava sukūrė tik su 5 pataikytais tritaškiais šiose rungtynėse, nors kai atrodo, kai Dovydas žaidžia prieš Galijotą, Dovydas turi daryti kažką išimtinai nerealaus, bet šiandien ne tritaškis, savo kovingumu Jonava laikosi. Na šiandien ir Galijotas, ojojoj, Harrisonas Cleary, 3+1. Na čia iš sudėjimo Dovydas dabar pataiko tritaškį. Smeigia labai svarbu ir įspūdingą tolimą metimą. Šią savaitę Eurolygoje Kaune rungtynėse matėme tokių nesportinių pražangų, kai prieš metantį Maccabi žaidėją prasižengdavo žalgiriečiai, tai nutiko porą kartų per rungtynes. Na, Harrisonas Cleary čia pataiko ir baudos metimą, 4 taškai vienos atakos metu ir Cleary prieš tai turėjęs plius minusinį rodiklį, su šiais 4 taškais lipa iš minuso ir jam būnant aikštėje Neptūnas jau dabar pelno daugiau taškų nei praleidžia. +6 vėl svečiams iš Uostamiesčio. Reikia. Atgal Henningsonui. Krikė, pick and popas su Hilmaru Henningsonu ir švenčia Henningsonas Krikės pergalę metant iš toli. Atsirišo šiek tiek krepšys ir jonaviečiams, jeigu per pirmąją rungtynių pusę jie buvo pataikę vos 3 iš 12, tai dabar jonaviečių sąskaito jau yra 6 tritaškiai iš viso ir mes vis dar turime 9 minutės iki, gal net ne iki rungtynių galo, gal ir iki 4 kėlinio pabaigos, o čia prasižengia šeimininkai, Mikeliui Kirvesui įrašyta nuobauda, tęs savo ataką svečiai. Taip, galbūt ne taip rezultatyviai komanda žaidžia kaip Klaipėdoje prieš kurį laiką, kai 117-113 baigėsi rungtynės, bet taip pat įdomiai. Apskritai, ryti paskutinios 5 šių komandų rungtynės baigdavosi vidutiniškai 3 taškų skirtumų. Nesvarbu, kas laimėdavo, čia dabar neužpuola klaipėdiečiai, bet protingai išnaudoja savo pirmąją komandinę pražangą Arnas Beručka. Tad paskutinės 5 rungtynės baigėsi 3 taškų skirtumais. Nepaisant to, kad tai dabar jau yra naujas sezonas, kad ir Neptūno veidas visai kitoks, kad ir Jonavai šį sezoną yra sunkiau nei praėjusi. Šios komandos turi tokią tendenciją, kad kapojasi iki paskutinio akimirkų. Taip, mėlynai baltas derbis kyla Lietuvos krepšinio lygoje. Žiūrėsime, ką jonaviečiai nuveiks per šitą ataką. Vėl Henningsonas ir Krikė. Du iš eilės! Benjaminas Krikė. Ir rezultatas vėl yra lygus. Ir viskas prasideda nuo Henningsono su kamoliu. Pick and popai su Krikė. Prieš tai prisiminkime ir Henningsonas pataikė iš toli. 6 Henningsono rezultatyvus perdavimas, jeigu neklystu. Čia prameta klaipėdiečiai ir vėl Jonava Hipokredit pagauna tą bangą. Krikė nesiryžta visgi trečiam metimui. Ir galbūt priėmė teisingą sprendimą. Dabar ataką galima iš naujo ramiai organizuoti. Ir Krikė prieš Cleary. Ten reikia kamulio. Protinga čia Cleary pražanga. Tikrai. Na, jeigu Makai Aštonas nekartą užlaužė jį nugarą į krepšį, būtų užlaužęs ir Krikė. O čia vandens pertraukėlės prašo Gediminas Petu. Komandos, kurios yra kardinaliai skirtingose situacijose. Čia ir geriausias perdavimų dalintojas Jonavos komandoje. 6 rezultatyvūs Hilmaro Henningsono perdavimai yra geriausias rezultatas Jonavos komandoje. Klaipėdos ekipoje geriausiai perdavimus skirsto Velička. Čia Krikė! O geriausiai Jonavos ekipoje 3 taškus 4-ajame kėlinyje skirsto Benjaminas Krikė. 3 iš eilės tolimas metimas ir na, Gediminas Petrauskas gali tik skiesčiat rankom. Štai taip, Mockevičius čia baudos aikštelėje. Ojojoj, Žingsniai yra fiksuojami. Stefano Babrausko emocijos, buvo jis žengęs ir į aikštelę. Ignas Jablonskas iš pradžių fiksavo kitą epizodą, o Barkauskas prieš tai įžvelgė žingsnius. 7,5 minutės. Tad įsiutęs Babrauskas iškart buvo nuramintas. Bet ką išdarinėja Krikė, ką? Aš irgi. Wow, tikrai wow. Iki šių rungtynių jis buvo pataikęs 2 iš 6 tritaškių Lietuvos krepšinio lygoje. Kirvesas.
2+1, kas čia vyksta? Vienokiu ar kitokiu būdu Jonava Hipokredit tiesiog nesutinka dabar užbaigti atakų tik 2 taškais. Jie arba smeigia 3 taškį, arba pelno 2+1. Ir šeimininkai tolsta 4-ajame kėlinyje. Jie laimi 14-4. Ir šitą skirtumą dar labiau gali padidinti Mikelis Kirvesas. Bet kaip gudriai žaidžia Jonavos komandos trenerių štabas. Benjaminas Krikė iki šito kėlinio buvo išmetęs 1 tritaškį. Pamatė, jog galima žaisti pick and popus, reagavo į Neptūno veiksmus gynyboje ir iš karto gavo didžiulę naudą Klaipėdos Neptūnas. +5 skiria komandas ir tai yra šeimininkų persvara. Pražanga Kirvesui, taikydamas step-auto gynybą jis pažeidžia taisyklės prieš Arną Veličką, antroji pražanga Estui ir Ashtono Langfordo ant parketo grąžins vietoj Buikos Steponas Babrauskas. Bet vėlgi Buika tikrai negadino vaizdo aikštelėje, buvo arti ir perimto kamulio, tvarkingai sustigavo komandą, atlikdavo perdavimus laiku, tad leido pailsėti Makai Ashtonui, o čia klaipėdiečiams, labai stipriai reikia taškų, be kurių jie jau yra daugiau nei 2 minutės. Jonava dar turi vieną pražangą atsargoje iki bonuso. Girdžiūnas, Beručka, tokį metimą metą, jausdamas degantį atakos laiko kovą dėl kamulio ir Majauskas tikrai padėkos treneriai jam už tokį kovingumą. Velička, 1 iki galo, 2+1 atsako čia dabar Mikeliui Kirvesui asmeniškai Arnas Velička, šiek tiek nuramindamas čia susirinkusių aistruolių emocijas. Krikiai čia buvo pražanga. Krikiai, atsiprašau, ne Mikeliui Kirvesui. Po krepšių iškart pamačiau Kirvesą tokį nusivylusi. Dėl to pagalvojau, kad čia jam pražanga, bet 3 tolimus metimus smeigęs Benjaminas Krikė dabar pykdamas ant savęs sėda ant atsarginių žaidėjų suolo. Na taip, čia labai giliai prasileido Velička. Velička iš karto baudžia ir baudos metimu. Buvo galima bandyti prasižengti, Krikė bandė apsidengti, to padaryti nepavyksta, jis yra keičiamas. Ir dabar žiūrėsime, kokį ginklą ištrauks vėl Jonava, kadangi Krikės aikštėje pastarųjų minučių herojaus nebėra. Velička dar šiandien nėra prametęs nei vieno metimo į žaidimo, jo sąskaitoje 11 taškų. Šiek tiek pameta kamuolį čia Henningsonas. Henry šiek tiek arčiau krepšio, tuo vienu veiksmu susikuria erdvės ir 2 taškai. Išgelbėja čia šeimininko ataką Henry. Gražaus pick and rollas, bet ten laiku į pagalbą ateina ir kokios Jaileno Henry emocijos. Klysta klaipėdiečiai. Man labai patinka stebėti Jaileną Henry. Mačiau po pataikytų tritaškių jis irgi lygiai taip pat efektingai, emocingai reagavo į komandos draugų sėkmę. Tad žaidėjas ne tik būdamas aikštėje, bet ir už jos ribų daro viską, kad spinduliuotų gerą emociją. Langfordas prieš Mockevičių. Iki galo Mockevičius apsigina. Ir aišku, Neptūnas dar turi sočiai laiko. Ir net nėra kur skubėti. Reikia tiesiog išnaudoti savo pranašumus, kad ir dabar Velička priverčia prasižengti Langfordą. Ir iš karto Jailenas Henry pribėga pakelti savo komandos draugo, ką ir kalbėjo apie tas jo emocijas. Klausyk, pažaiskim trumpą protmušį, kol Velička ruošiasi baudų metimam. Jailenui Henry yra 29. Spėk, keliose skirtingose šalise jis yra žaidęs krepšinį. Oi, tikrai esu ruošęsis, bet dabar taip greit neatsakysiu. Sakau, 7. 10. Visą pasaulį yra išmaišęs. Daugiausiai Europoje žaidė Jailenas Henry. Pernai atstovavo ir Tartu komandą Estijoje. Su Karoliu Giedraičiu ten žaidė, taip. Taip, teisingai, su Karoliu Giedraičiu. Na, bet dabar ne apie tai. Veiksmas aikštelėje labai intriguojantis. Velička prameta pirmą metimą. Šiandien tiesa ne iš žaidimo, bet nuo baudų metimų linijos. Tu ten vieną gerą faktą esi pasitaupęs apie Henry, aš tikrai jo neišduosiu, bet kai kažką Henris gero padarys, tu jį pasakyk, gerai? Gerai, mes kalbėjom važiuodami, jeigu Henris dar pelnys kokius taškus. Bet čia su sąlyga, jeigu jis kažką gero padarys. Taip, tvarkoj. Tai iš tikrųjų įdomus faktas. Na, aišku, reikia tų gerų epizodų Jonavai ir aš net nebejoju, kad tu pasakysi tą faktą. Pagyvensim, pamatysim, o dabar Greismontas čia, ajajai, taip emocionaliai nekantriai nusistumė savo varžovą ir prasižengia puolime. Žinai, Greismontas ir senokai kamuolį laikė rankose, toks, kaip ir sakai, karštakošiškas epizodas, norint kažką gero nuveikti, nejaučiant galbūt ir to ritmo.
Antroji pražanga Kreičmontui. Kokios atkarpų rungtynės ryti. Neptūnas atrodo užsikūrė, bando pabėgti į priekį, tada jonaviečiai atsako ten kokių 10-0 spurtų. Dabar vėl Jonava turėjo vienu metu ir +5. Čia prasižengia dabar Jaylenas Henry. Turėjo jonaviečiai ir +5, bet nepavyksta perimti tos rungtynių iniciatyvos. Klaipėdiečiai rengia dar vieną ataką ir gali kad ir išlyginti rezultatą. Tiesa, dabar Aurimas Majauskas mes 2 baudų metimus. Taip, na, iš kitos pusės būtų keista, jeigu Neptūnas imtų ir subirėtų. Mes žinome, kad tai yra Europos taurės turnyro komanda pasiekusi jau ir įspūdingų pergalių sugrįžimo į Europos taurės sezone. 4 kartus yra laimėję Gedimino Petrausko auklėtiniai. Tikrai galintys mesti kovą daugeliui komandų. Tiek Europos taurėje, tiek ir praktiškai visoms matyt komandoms Lietuvos krepšinio lygoje ir tam pačiam Žalgiriui pagadinti nervus. Tad jeigu šiandien Neptūnas taip imtų ir subirėtų, būtų labai keista. Bet Neptūnas net ir labai nesėkmingose rungtynėse Jonavoje baltos vėliavos dar tikrai nekelia. Krikė beje su 19 taškų yra rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Majauskas nepataiko, Kreičmontas vos nepameta kamulio, bet išsaugo jį čia Carteris. O ankstesnės atakos metu Jaylenas Henry užsidirbo 4-ąją asmeninę pražangą. Jam svarbus tas fiziškumas tiek puolime, tiek gynyboje. Dabar turės kiek atsargiau žaisti. Carteris! Jis tikrai neturi žaisti atsargiau, jis meta drąsiai ir pataiko 4 jonaviečių tritaškį šiame kėlinyje. Ar tik ne 5? Gal ir 5. 5 buvo 3 Krikės, 1 Henningsono ir dabar teisingai, Henningsonas dar vienas meigia, tikrai taip. Vėl -5 turi Neptūnas, reikia taškų, Kozys, sudėtingas metimas, puskablis nėra ir su kamuoliu Jaylenas Henry. Labai jau aklai bandė Vitalijus Kozys ten įlipti į medį, bet tiesiogiai ir įlipo į jį. Carteris karštas. Oi. Neįtikėtina, Olinas Carteris, dabar jis perima lyderio estafetą iš Krikės. Norėjo dar ir pražangos ten Carteris, o čia dar... Norėjau sakyti, blokuoja Arną Veličką, kuris skaudžiai nusileido čia prie mūsų į reklaminį stendą. Man atrodo, šiek tiek net ir pakaušį persirėžė Arnas Velička. Aha, matosi. Nubrozdinimas, matosi, kraujo nėra, bet viskas tvarkoje, Velička gali tęsti rungtynes. Jeigu kraujas pasirodytų, grįžtų Lietuva, Latvija, 8-finalio Arnas Velička. Va tada varžovams galėtų būti šakės. Kol kas galvos neapsiriša bintų Arnas Velička. Bet nepaisant to pataiko pirmąjį baudos metimą. Taip, 13 taškų jo sąskaitoje, 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, dabar ir 14 taškų, bet 4 prarasti kamuoliai. O čia ir keitimas, visgi sėda ant suoliuko Arnas Velička, reikia tikriausiai palopyti taip, ar apibintuoti jo galvą, kad jis galėtų tęsti žaidimą. Harrisonas Cleary grįžta į aikštelę ir pasižiūrėsime, ar bandys šeimininkai išnaudoti šią persvarą puolime. Taip, labai atsakingas momentas dabar Neptūno gynybai. Iš karto nėra atakuojamas Cleary. Olinas Carteris, man atrodo, bando pasitikrinti rankos karštumą. Laiku nusikrato kamuoliu, Kirvisas iš toli. Nepataiko, bet dar vieną kamuolį puolime atkovoja Lukas Kreičmontas ir jis dabar meta iš toli. Ir 3 taškai Lukas Kreičmontas. 6 Jonavos tritaškis šiame ketvirtyje. Ar jūs tai suprantat? 6 tritaškis. Apsikeitė rolėmis komandos, iki tol puikiai iš toli atakavo Neptūnas, čia Lomažas, kaip dabar protingai išprovokuoja. Nemačiau, kiek parodė metimų ryti, panašu, kad 3 baudų metimus teisėjas, pažiūrėkim pakartojimą. Užsimetė, taip sakant, ant nugaros, minutės dar yra ketvirtajame kėlinyje, niekas čia dar neprarasta. Aš labai trumpai apie Oliną Carterį norėjau pakalbėti, teko kalbėti ir su Jonavos Hipokredit treneriais apie tai, kad tokio žaidėjo galinčio imtis iniciatyvos Jonavos komandoje labai trūko. Na, tokio žaidėjo, kuris lemiamų metų galėtų pats susikurti situacijas ir jas realizuoti. Problema su Olinu Carteriu yra ta, jog jis tiek metų žaidęs G lygoje nevengia išmesti labai sudėtingų metimų. Tai yra renkasi metimų selekcija, kuri labai nepatinka Babrauskui, Milakniui ir visam trenerių štabui. Bet šiandien, sakykime taip, tada, kada labiausiai reikia ketvirtajame kėlinyje, Olinas Carteris atliko gerus puolimo veiksmus. 3 taškis, jo sąskaitoje 17 taškų. Neužtikrintai prie baudų metimų linijos atstovėjo Lomažas, bet Watermanas atkovoja kamuolį puolime.
ir išprovokuoja varžovų pražangą. Kada paskutinį kartą Lomožas per rungtynes 3 baudas prametė? Čia tikrai nebūdinga statistika Richardui Lomožui. Bet Watermanas gali nubraukti tuos 2 nepataikytus baudų metimus savo 2 baudų metimais, atkovotas kamuolys puolime. Ir jeigu Neptūnas išlips iš duobės Jonavoje, šitas atkovotas kamuolys puolime gali būti labai svarbus. Lomožas tiesa vieną baudos metimą ten pataikė, vieną iš 3 jis realizavo. Taip. Bet prieš tai buvo prametęs dar šiose rungtynėse. Taip. Taip, tiesa. Na dabar atsakingas momentas ir Zeinui Watermanui. Ir akivaizdu, kad nesusitvarko su įtampa aukštaūgis. Taip, 2 baudas daugiausiai buvo prametęs Lomožas šiame sezone, tai buvo prieš Kauno Žalgirį. Pataiko antrąjį baudos metimą Zeinas Watermanas, 9 taškai jo sąskaitoje. Neptūnui reikia apsiginti. Taip, reikia apsiginti, nors laiko aišku dar yra, net ir sėkmingos jonaviečių atakos atveju. Eštonas Lenkvardas krapštė ten kamuolį iš jo, pats meta iš toli. Ojojoj! 7 Jonavos Hipokredit tritaškis ketvirtame kėlinyje. Kokios atsarginių žaidėjų Solelio emocijos ir Gediminui Petrauskui nieko, jie buvo ant tos geros bangos, jie žaidė labai greitai, žaidė rezultatyviai. Na, bet į tą greitą rungtynių tempą labai greitai sugrįžo jonaviečiai. Tiesa, atsiprašau, ne Carteris, o Eštonas ten smeigė tritaškį ir +9 yra labai rimta paraiška. Bet grįžta sulopytas Arnas Velička. Neprišta galva, tik papuošta pleistrais, bet tai gali būti įspėjimas varžovams, kad jūs įsiutinot žvėrį. Tikrai taip, čia ne Watermaną, Majauskas suranda komandos draugas ir Majauskas užtikrintai nesudėtingai puskablių pelno taškus. Šiek tiek nurimsta Neptūnas. Taip, ir Jonava turi suprasti, kad laiko ir varžovai dar turi labai daug likusio, tad jie irgi negali priimti karštakošiškų sprendimų. Carteris prieš jį po susikeitimo lieka Vitalijus Kozys. Akivaizdu, kad Carteris pats ir užbaigs šitą ataką. Carteris, žingsniukas iš šono, metimas iš toli. Carteris čia vos į ekstazę nepasiuntė visos Jonavos. Na, to jau gal ir būtų per daug. Iš tikrųjų, Neptūnas vis dar turi vilčių. Laiko dar tikrai yra, 2 minutės. Velička su kamuoliu. Kozys nepataiko. Pražanga ir tai yra 2 baudų metimai. Tai yra techninė pražanga atsarginių žaidėjų suolai Jonavos komandoje. Šiandien čia tikrai labai karšta. Tai jau 3. techninė pražanga šiose rungtynėse. Ir vėl, ką ir tau sakiau prieš tai ryti, nei viena komanda, jau Jonava turėjo +9, bet nei vienai komandai nepavyksta užtikrintai pabėgti. Ir vėl Neptūnas, kai jau atrodė, kad palengva praranda šių rungtynių kontrolę, dabar gali ją susigrąžinti, na galbūt nesusigrąžinti dar rungtynių kontrolės, bet bent jau emociškai šiek tiek pasikilėti. Taip, faktas yra vienas, Neptūnas turi daugiau aukščiausiame lygyje žaidusių žaidėjų. Tas pats Lomožas yra žaidęs Eurolygoje, Arnas Velička yra žaidęs ne Eurolygoje, bet yra žaidęs Europos taurėje ir anksčiau. Aurimas Majauskas Lietuvos krepšinio lygoje ne vieną sezoną, Watermanas ne vieną sezoną šiame lygmenyje. Tad daugiau tų patyrusių žaidėjų Jonavos komandoje, daug ir šiame lygyje dar bandančių apšilti kojas krepšininkų. Tad jeigu dabar Jonava patikės, kad jau yra laimėjusi, ji iškart pralaimės. Arnas Velička ramiai realizuoja baudas, vieną už techninę ir dabar baigia savo metimų seriją dėl tos prieš jį fiksuotos pražangos. 3 iš eilės baudos, lieka tik 4 taškai ir dar 2 minutės. Žiūrėsime, ko imsis Jonava Hipokredit. O tuo tarpu ryti Makai Eštonas užsidirbo 5. asmeninę pražangą. Taip, nebėra Eštono, kamuolį persivaro Olinas Carteris, kuris užspaustas į dėžutę iškart praranda kamuolį. Na, dabar tikriausiai visa iniciatyva bus Olino Carterio rankose. Tiesa, jis dabar klysta, bet labai svarbu žaidėja, dar ką tik 3 taškis meigusi prarado jonaviečiai. Na, tai puikus išbandymas ir Dovydui Buikai. Be jokios abejonės. Velička prieš save turi Oliną Carterį. Watermanas iš toli. Kova dėl kamuolio. Netiksliai Buika atkovoja kamuolį, iškiša į kirvę, išsaugo kamuolį jonaviečiai ir dabar jau su juo Dovydas Buika.
Neptūnas dar turi vieną pražangą atsargoje. Jie gali ją išnaudoti išmintingai. Jeigu tik reikalaus to situacija. Buika kviečiasi pas save vieną iš aukštaūgių. Kol kas niekas nestato užtvaros Buikai. 5 sekundės. Kirvesas giliai po krepšių. Sudėtingas metimas, nėra taškų. Jis buvo prieš Lomožą. Kirvesas buvo prieš Lomožą ir Lomožas atsilaikė. Ir dabar tas pats Lomožas nepataiko iš toli, bet prasižengia čia dėl kamulio kovodami jonaviečiai ir tai yra dar 2 baudų metimai. Neptūnas gali per pus perpjauti savo varžovų pranašumą. Bet ten Mikelis Kirvesas turėjo tikrai neblogą progą, bet labai nepatogiai jis dar besisupdamas išmetė kamulį tokį link krepšio ir kamuolys nepasiekė savo tikslo. Kirvesas yra keičiamas, jis užsidirba dar vieną pražangą šios dienos rungtynėse. Tai nėra jo 5, tai yra jo 4 pražanga. Džiugas Lavinskas aikštėje. O Watermanas dar vieną baudų metimų seriją gali sumažinti skirtumo panaikinamo per vieną ataką. 1 minutė 15 sekundžių. Kokios rungtynės, Watermanas. Priminsime, 7 Jonavos Hipokredit tritaškiai per šitą kėlinį. Neįtikėtinas puolimo pasirodymas, bet tada, kada labiausiai reikia taškų, Jonava yra sustojusi. O 4 pražangas turi ir Jailenas Henry, ir Mikelis Kirvesas atsisėdęs dabar ant suolo, ir karštas 4-ajame kėlinyje Benjaminas Krikė. Tad jonaviečiams būtų geriau užsidaryti šias rungtynes per likusią minutę. Be jokios abejonės, pratęsimas reikštų, kad ir Neptūnas tą psichologinį pranašumą gali perkelti į pratęsimą, laimėti. Iki 4 kėlinio paskutinės sekundės yra Jonavos Hipokredit tikslas, bet Neptūnas tęsia savo atkarpą 7-0. Čia ir dar bando paspausti kamuolį išsimetančią Jonavą Neptūno žaidėjai. Paskutinę pražangą iki bonuso čia išnaudojo klaipėdiečiai. Jonava jau tokių taip pat nebeturi. Olinas Karteris pažvelgė į Richardą Lomožą, šyptelėjo taip ironiškai, sakydamas, nu palauk, dar aš tau parodysiu, ką galiu. Na ir čia vos nesuklupo Olinas Karteris, bet viskas tvarkoja, jis tęsia jonaviečio ataką. Taip, čia 1 minutė, lygiai 1 minutė iki 4 kėlinio pabaigos. Yra vėl akivaizdu vienas dalykas, Karteris pats baigs šitą ataką. Išsikeitė Majauskas prieš Karterį, Karteris vienas atšokęs atgal. Nėra taškų, su kamuoliu užtikrintai Neptūnas. 45 sekundės, Velička. Neptūnas idealiu atveju dar gali turėti 2 atakas šito kėlinio pabaigoje prieš vieną jonaviečių. Watermanas suklaidino varžovą, imituodamas perdavimą. Smeigė tritaškį ir Klaipėdos Neptūnas likus 34 sekundėms išsiveržė į priekį. Ir Jonava dar turi situaciją savo rankose, bet kaip ir kalbėjome, kadangi pakankamai greitai išpuolė Neptūnas, Jonavai lieka dar viena ataka ir Neptūnas turės savo išpuolį. Nebent Jonava bandys greitai pulti ir tada jau pati susikurti kelias atakas prieš varžovų vieną. Reikia. Olinas Karteriui. Vėl tas žaidėjas, kuris turi aštrinti. Wow! Olinas Karteris, taip. tą daro sėkmingai, stos prie baudų metimų linijos ir vėl Jonava Hipokredit gali persverti rungtynių rezultatą. Na, ką ir kalbėjom, ar ne? Olinas Karteris tokio žaidėjo jonaviečiai rinkoje ieškojo. Deivinas Williamsonas komanda jau palikęs krepšininkas tokių netapo, nors pirmas rungtynės LKL, kurią remia Betson šiame sezone, jis sužaidė prie Žalgirį pelnydamas 19 taškų. Jį pakeitęs Olinas Karteris atrodo jau kito kalibro puolimo smogikas. Karteris, kaip ir sakiau, sunkiai įsivažiavo, bet jau ketvirtadienį tose Citadelė KMT rungtynėse jis trečiam kėliny ten turėjo savo tokį benefisą, pelnė 7 taškus iš eilės. Šiandien jis jau tampa pagrindiniu komandos lyderiu. Ir žinai, iš tos jos povyzos atrodo, kad nori jis tokių akimirkų, jis nori kamuolį, jis nori būti alfa šioje komandoje ir meta 2 baudas, apie jas užtikrintai pataiko. Na, Brandono Childreso palikti batai tikrai yra dideli, bet šiandien Olinas Karteris juos užpildo. Matuojasi drąsiai tuos batus. Taip. Čia 17 sekundžių. Čia yra pražanga iki metimo, bet tai jau nebesvarbu. Svarbiausia, kad dabar baudas mes Arnas Velička laiko, sočiai turės Jonava, bet ko Jonava neturi, tai yra minutės pertraukėlės. Ir ko Jonava dar nebeturi, tai yra Benjamino Krikės aikštelėje, tai yra 5. jo pražanga ir dabar su 4 asmeninėm į aikštelę grįžta Jailenas Henry.
Žinai, ką ten kalbėjom rungtynių pradžioje, manęs klausė, ar gali būti tokios pat rezultatyvios rungtynės. Sakiau, tikriausiai nebus, bet mano žodžiai apgrėžiami prieš mane ir, žinai, aš dėl to laimingas. Šiandien yra dar vienos nuostabios rezultatyvumo rungtynės LKL, kurią remia Betson čempionate. Tikrai taip, krepšinio šventė, Velička prameta baudos metimą. Atsistoja fanai čia Jonavos sporto arenoje. Didžiulė įtampa dabar ant Arno Veličkos pečių, jam reikia išlyginti rezultatą. Žinai, jam ta įtampa visiškai nesvarbu, dabar svarbu ar pataikys. Velička prameta abi baudas. Atkovoja kamuolį Slavinskas ir čia prasižengia. Majauskas, turėjo prasižengti klaipėdiečiai, aišku, galėjo bandyti perimti kamuolį, bet laiko netiek ir daug, o Arnas Velička visgi neatlaikė tos įtampos. Štai taip, jeigu reikėtų pasirinkti šalčiausių nervų žmogų, niekas net nebejotų, jog tai Neptūno komandoje yra Arnas Velička, bet žvelkime į jo baudų metimų statistiką. Net ir šalčiausi nervai negarantuoja gerų procentų. Arnas Velička juos baudų metimus Lietuvos krepšinio lygoje realizuoja 60% tikslumu. Europos taurėje jis tą daro 66% tikslumu. Čia kitas baudų metikas. Kitas metikas nuo baudų metimo linijos, kuris negali pasigirti gražiausiais skaičiais pasaulyje. Bet žinok, ryte iki tol Arnas Velička buvo šiandien pataikęs 9 iš 10 baudų metimų ir sudrebėjo ranka lemiamų metu. Kaip tu sakai, matematika neklysta? Matematika neklysta, taip. Slavinskas pradeda baudas. Ir mes turim lemiamą ataką su kamuoliu Arnas Velička. Ir jis dar gali tapti herojumi. 6 sekundės. Arnas Velička prieš jį Buika. Velička arčiau krepšio. Velička pražanga. Džeilenas Henry ėjo į pagalbą ir jau norėjau sakyti, kaip gerai pajautė ir taip prilietė kamuolį Džeilenas Henry, bet panašu, kad tiesiog užsidirbo 5-ąją pražangą. Nuokrypį. Arnas Velička vėl mes baudas. Vėl baudų metimais galės išvesti savo komandą į priekį. Prieš tai jis prametė abi. Dabar meta 2 naujas baudas. 9 iš 12, šiandien 9 iš 13 ryti, kas čia vyksta? Aš negaliu patikėti. Aš žinau apie tuos žemus Arno Veličkos procentus, visi apie juos žino, bet man atrodė, kad tokiom akimirkom Arnas Velička tiesiog įsijungia į kitą režimą. Bet tu pagalvok, kas dabar turėtų dėtis Arno Veličkos galvoj. Kaip jam dabar nurimti ir įmesti tą 4-ąjį baudos metimą, nepramesti tiksliau 4-ojo. Štai taip. Ir paskutinės sekundės. Buika ir išmes kamuolį, tą padaro. Buika, nėra, pratęsimas. 98-98, šiandien neužtenka 40 minučių. Niekur nepabėkit, mes keliamės į pratęsimą. Klaipėdiečiai dar kartą grįžo į rungtynes ir, jeigu reiktų taip įvertinti, jie tikrai yra stiprus favoritai šio pratęsimo metu. Be jokios abejonės, Džiugas Slavinskas 2 baudų metimais galėjo savo komandą priartinti prie pergalės, padidindamas skirtumą iki 3 taškų. Abi baudas Slavinskas prametė. Arnas Velička savo ruožtų pataikė 1 baudos metimą iš 2 paskutiniai serijoje ir mes žaidžiame pratęsimą. Lomažas, Mockevičius taip pat aikštėje su Watermanu ir Velička, čia ir Girdžiūnas, o Watermanas mina šonę liniją. Štai ir tas favoritų statusas. Jonaviečiam tikrai reikia užsikurti, prisiminti tuos 6 ar net 3 taškus, 7, kuriuos jie smeigia 4-ajam kėlinyje. Aišku, pakartoti tokį rezultatą per pratęsimą gali būti misija per sunki. Olinas Karteris, pražanga puolime. Pratęsimas prasideda abiejų komandų klaidomis. Štai taip. Ir tai yra 4-oji Olino Karterio pražanga. Ir dabar jonaviečiai aikštelėje turi 2 krepšininkus, Mikelį Kirvesą ir Oliną Karterį, kurie jau nebegali prasižengti. Labai gali pritrūkti Ashtono Langfordo, to žaidėjo, kuris gali sustatyti komandą, kuris gali į gerą metimą išvesti tą patį Oliną Karterį. Olinas Karteris dabar yra nominalus komandos žaidėjas. Girdžiūnas! Kas čia šiandien vyksta? Nors neturėtų tai labai stebinti. Girdžiūnas 3 taškus šiame sezone pataiko 45% taiklumu. Ir veteranas iššauna tada, kada reikia. Taip, faktas. Ir ne tik LKL, kurie remia Betson, bet ir Europos taurėjai. +3 turi Neptūnas. Olinas Karteris. Perdamas Henningsonui, dabar jau dalyjasi kamuoliu Karteris. Henningsonas žaidžia iki galo. 2+1 ir vėl gali būti lygų. Galėjo mesti iš toli ten Henningsonas, bet nebuvo patogiai susistatęs kojų, išlaukė tinkamo momento, prabėgo po krepšiu
Grįžo ir Pacevičius. Bet Mes išsprendėm tą kriminalą, ar ne? Egidijus Mockevičius buvo su apranga, kurioje buvo uždengta pavardė. Pavardė atsidengė ir mes matome Pacevičių. Henningsonas neišlygina rezultato. Iki pilnos laimės Jonavai reikia tų pataikytų baudų metimų. Šiandien jonaviečiai prametė 8 baudų metimus. Velička iš toli, kokie jo nervai, kokie yra Arno Veličkos nervai. Pataiko pratęsime tritaškį, prieš tai nepataiko nuo baudų, bet sako, viskas tvarkoja, aš net nesijaudinu. 3 iš 3 šiandien Arno Veličkos tritaškiai. Iš žaidimo nieko neprametęs. Tik nuo baudų metimo linijos. Kirvesas čia dabar gelbėja savoje komandą, ten prametė Olinas Karteris. Bet Kirvesas galės pelnyti taškus nuo baudų metimų linijos. Šiandien Arnas Velička metė 14 baudų. Aurimo Majausko rungtynės baigėsi, buvęs Jonavos kapitonas. Šias rungtynės žiūrės tik nuo sarginių žaidėjų suolo. Kokios rungtynės, kiek įdomių skaičių, kiek įdomių siužeto vingių mes čia fiksuojame. Kirvesas dabar, negali jis būti dar vienu Kirviu savo komandai, pataiko nuo baudų metimo linijos. Buvo prametęs vieną prieš tai, bet šiaip pataisė savo baudų metimų procentus yra šiame sezone. Aišku, ir meta ne tiek, kiek praėjusiame dar, bet sumeta 83, tai labai solidus skaičiai. Dabar pataiko ir labai svarbus taškai į Jonavos Hipokredit kraitį. Savo ruoštų tikrai išmestų baudų metimų pasiekimų šiandien nėra užfiksavęs Velička asmeninio karjeros rekordo. Yra metęs net 18 baudų metimų į savo karjeroje per rungtynes, tiesa, ne Lietuvoje. Girdžiūnas. Watermanas prieš Oliną Karterį. Negali prasižengti Karteris ir tai labai akivaizdžiai matėsi šios atakos metu. Bet net ir atėjusi pagalba gynyboje nesustabdė Watermano nuo 2 taškų. Henningsonas. Kaip gerai ginasi Velička. Dabar Karteris perima tokias kūrėjo funkcijas, nebežiūri į krepšį, bet reikia kažkam aštrinti ataką. Dabar žinok, jis mes dabar tikrai tą darys Karteris. Bet pats užstringa Henningsonas. 3 taškai! Henningsonas! Wow! Ir vėl vienas taškas skiria komandas, jau atrodė visiškai sudegė Jonavos Hipokredit ataka. Bet ką įsitraukė jonaviečiai puolime, paskutinę atakos laiko sekundę Henningsono tritaškį. Vėl per pranašumus bando žaisti Neptūnas, vėl Watermanas baudos aikštelėje. Netiksliai pirmoji bandymų, antroji bandymų dar ir su pražanga. Piktas Džiugas Slavinskas, bet čia kaip terminatorius po krepšių sužaidė Zeinas Watermanas. Netflixo kultinio serialo Stranger Things, lietuviškai keistų dalykų, naujausias sezonas, man atrodo, kad šiandien mes šiek tiek persikeliam į jį, nes tai, kas čia šiandien vyksta, kokie metimai yra pataikomi, kokios baudos yra prametamos, dabar Watermanas pataiko, mažiausiai pakelia mūsų antakius. Aš tik pirmą sezoną žiūrėjau, bet labai pasikeitė veikėjai nuo to pirmo sezono. 109-105 Henningsonas. Iki galo Watermanas bandė, bet taškai yra įskaityti. Galima pagirti amerikietį už bandymą uždaryti tą koridorių. Dabar lyderio vaidmenį. Tai 5 iš eilės Islando taškas. Reikia Jonavai to herojaus. Jie jau yra praradę 3 krepšininkus. Henningsonas savo sąskaitoje turi jau 13 taškų šiandien. 5 surinko pratęsimo metu, tad reikia žmogaus, ar tai būtų Karteris, ar tai būtų Henningsonas, kuris nebijotų imtis iniciatyvos ir atlikti tų svarbių metimų, nes jų dar tikrai bus. Henningsonas yra naudingiausias Jonavo Hipokredit žaidėjas šiandien. Lomožas, Kirvesas prieš Lomožą. Girdžiūnas, 7 sekundės, veteranas, per Kreišmonto rankas, antras Girdžiūno tritaškis pratęsime. Mindaugas Girdžiūnas, ponios ir ponai, 36 veteranas, likęs vienas iš to 3 veteranų statuso praėjusiam sezone, bet ką jis išdarnėja dabar? Kirvesas. Nepataiko labai svarbaus metimo Michelis Kirvesas ir Neptūnas yra pabaigos pradžioje. Dar viena sėkminga ataka praktiškai sudėliotų visus taškus ant I. Negi Girdžiūnas bus tas, kuris dar kartą kals vinį. Mindaugas Girdžiūnas.
Wow. Mindaugas Girdžiūnas. Antras tritaškis iš eilės. 115-107 priekyje Klaipėdos Neptūnas, Stepas Babrauskas. Veterano tritaškiai pratęsimo metu 2 iš eilės pataikyti tolimi metimai, sukuria 8 taškų skirtumą Neptūnui ir tai jau gali būti viskas. Ką kalbėjom, Lukai, jeigu Jonavai reikia žaisti pratęsimą, tikriausiai čia pranašumą turės Neptūnas ir tai išsipildo. Na, dabar jau stebuklo reikia šeimininkams. Jeigu būtų pataikęs dabar Carteris, būtų arti to, bet 3 baudų metimus galės dabar mesti jonaviečių lyderis Lomažui trečias. Tai taip pat blogas scenarijus Neptūnui, kadangi laikas stoja, prie baudų metimo linijos keliauja Olinas Carteris, jis irgi pasižymi šaltais nervais, arba bent jau įrodo, kad tokius turi šiandien. Na ir čia labai greitai progą susikūrė jonaviečiai, sudegino gal 7 tik tai atakos sekundės, tai Stepanas Babrauskas turėtų būti patenkintas iš esmės šitos atakos baigtimi, jeigu, aišku, Olinas Carteris ir toliau neklys nuo baudų metimų linijos. Taip, čia mir gyvenk dabar reikia pataikyti visas baudas Olinui Carteriui, kol kas jis tą daro sėkmingai. 11 baudų šiandien metė žaidėjas, 10 pataikęs. Jau dabar reikia akivaizdu, kad šitos rungtynės bus arba antros, arba dar ir perkop savo rezultatyvumu tą ir pirmąjį susitikimą. Šios komandos susitinka antrą kartą, tai yra antros rezultatyviausias šio LKL, kurią remia Betson sezono rungtynės. Nėra perimto kamuolio. Išsaugo kamuolį Girdžiūnas. Vėl vos neperimtas kamuolys, kokie rizikingi Neptūno perdavimai, bet laikas toliau dega. Velička Girdžiūnui. Girdžiūnas susivaro kamuolį į centrą. Girdžiūnas ir koks blokas! Henningsonas! Be pražangos Hilmaras Henningsonas. 2 žmonės apsivarė, Mindaugas Girdžiūnas, šitai pro tarpą pranėrė. Na, o mes Neptūno atakos tritaškio ir tada vėl bandyti perimti kamuolį, apsiginti, bet apsiginti reikia jau nuo pat šitos atakos. Jeigu Neptūnas užpuola, tai gali būti tiesiog per skaudus dūris šeimininkams. Bet kol kas viskas yra gyva. 3 sekundės. Velička išsimeta kamuolį. Girdžiūnas. Išmeta kamuolį. Šitas metimas. Mindaugas Girdžiūnas. Ką išdarinėja Mindaugas Girdžiūnas? Henningsonas. Ką išdarinėja ir Hilmaras Henningsonas? Kas čia vyksta ryti? Nėra pražangos. Neptūnas persivaro kamuolį. Dabar jau reikia prasižengti. Nespėjo to padaryti Neptūnas. Kamuolys įžaidžiamas. Tai gynybą jonaviečiai reikia taškų, bet minus 7-20 sekundžių. Negi ir jis nepataiko. Lukas Kreišmontas su kamuoliu, bus jonaviečiai. Na, bet 16 sekundžių jau reikia didžiulio stebuklo dabar šeimininkam. Kas čia ką tik įvyko? Kokį metimą pataikė Mindaugas Girdžiūnas? Na, visiškai MVP ritmu žaidžia šitą pratęsimą. Wow, Girdžiūnas 4 tritaškis pratęsime, 120 Neptūno taškų. Slavinskas priima kamuolį ir dar išmes 2 baudų metimus. Ir vėl galėjo būti žiauriai įdomu, jeigu Slavinskas būtų pataikęs ir į žaidimo. Klausyk, Rytas, jeigu neklystų, vakar žaidė rungtynes Ignas Sargiūnas, šiandien, manau, turi laisvadienį. Gal spėtų atvažiuoti, apsivilkti Jonavos aprangą ir padėti šeimininkam laiko, tai čia Sargiūnui dar būtų per akis, na, bet dabar Slavinskui reikia sumest baudų metimus. Pataiko Džiugas Slavinskas. Aišku, jis matyt prisimins, jeigu rungtynės bus pralaimėtos tas 2 baudas, kurių jis nerealizavo ketvirto kėlinio pabaigoje. Jonava galėjo laimėti iki pratęsimo, teoriškai turėjo tokią galimybę jonaviečiai, dabar vieną iš 2 pataiko Slavinskas, Neptūnas su kamuoliu. Kieta pražanga prieš Arną Veličką, tiesiog kaip keglį numuša Arną Veličką Henningsonas. Na, čia akivaizdu, kad jau nebuvo kitų variantų, kaip tik prasižengti šeimininkam, tai yra 4. Henningsono pražanga. Tad jis dar gali tęsti rungtynes. 35 naudingumo balai Arno Veličkos sąskaitoje, dabar 36 ir toliau galės juos kaupti, mesdamas baudų metimus, aišku, jeigu juos pataikys. Bet Velička jau viskas. Nusipurtė tą minimalų drebulį, kuris buvo vienu metu ketvirtojo kėlinio pabaigoje. 16 išmestų baudų metimų irgi yra kosmosas. Ir paskutinės sekundės. Mes rungtynių laimėtoją jau turime, belieka išsiaiškinti rezultatą, bet Watermanas kažkodėl dar intrigos nori.
Mes turime ir dar vieną pagerintą šio sezono Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson rekordą. Tos pačios komandos, kurios prieš tai, kurioms priklausė rezultatyvumo rekordas, jos šį kartą tai pagerina. Negaliu patikėti. Pats sakei, kalbėjom pirmam kėlinį, tikrai taip neatrodė, bet 122-116, Kreišmontas dar gali pridėti vieną tašką Jonaviečių sąskaitą. Tiesiog, žinai, prieš kitas Neptūno Jonavos rungtynes reiks pasiruošti puolimo vakarėlį ir viskas, ir atsipalaiduoti bei mėgautis. Nes akivaizdu, kad du dalykai. Šitos komandos, kai tik susiduria, visuomet kova būna graži. Kitas dalykas, gynyba nelabai egzistuoja. Faktas, taip. Na, lieka 5 sekundės, čia jau tik formalumas. Aišku, Jonava dar bando spausti. Ir pamuša kamuolį Lukas Kreišmontas, su jo liks klaipėdiečiai, bet visi čia šiandien pagal oficialią informaciją, matau, 661 susirinkęs žiūrovas yra Jonavos sporto centre. Išvydo tikrai įspūdingą reginį, taip, dauguma jų paliks šiandien areną liūdnomis nuotaikomis, bet kokiu atveju... Bet nenuvylė, kad apsilankė areną. Manau, kad taip, nes tikrai pakilimų šiandien buvo labai daug. Tokios rungtynės, apie kurias darbe kalbėsi kitą rytą atsikėlęs prie vandens aparato. Kirvesas irgi baigė rungtynes, 5. pražanga, Matas Repšys po ilgesnio laiko grįžta į aikštę. Taip, daug atakų, daug metimų, daug ir taiklių metimų iš abiejų komandų. Neptūnas šiandien tritaškius meta 51% tikslumu, pataikė 17 iš 33. Aš tik noriu priminti, kad šią savaitę Istanbulo Bakhčesehir komandos krepšį Neptūnas pataikė 18 iš 36. Išlaikyti tokį ritmą net ir kelių rungtynių atkarpoje yra neįtikėtina. Aišku, šiandien ir pratęsimas daug ką davė, 4 Girdžiūno tritaškiai per pratęsimą, o čia yra viskas. Matas Repšys jau nebeskuba į ataką. 124, 117. Šiandien pergalę rezultatyviausiose sezono rungtynėse iškovoja Klaipėdos Neptūnas. Ir vakar Panevėžio Lietkabelis